Begalė žmonių nekęs naujos pasaulio tvarkos ir mirs bandydami pasipriešinti jai. Pasirodydamas prieš komisiją ir komitetą aš pareiškiu, kad žinojau apie veiksmus galėjusius išprovokuoti fašistinės diktatūros įsikūrimą. Slaptos jėgos potencialas egzistuoja ir gyvuos toliau. Pats žodis paslaptis nepriimtinas laisvoje ir atviroje bendruomenėje ir mes, žmonės, jau nuo senų laikų esame prieš slaptas organizacijas, prieš jų slaptus veiksmus bei priesaikas. Prezidentas Bušas pasirašė raštišką sutikimą, kuris sunaikins tas Jungtinės valstijas, kokias dabar jas matome, ir jis tai padarė be jokio JAV kongreso ir Jungtinių valstijų žmonių sutikimo. Slapta ir stipriausia pasaulio organizacija jau nebepaslaptis. Jei žinoma Bilderbergerių grupės pavadinimu. Ar tik ne pasaulio valdymas ir jų tikslas? Aš, Jimas Tuckeris, aš persekiojau Bilderbergerius 30 metų. Ir aš nenustosiu sekti. Bilderbergerių grupės planas yra nekas kita, kaip pasaulinė valdžia. Man visą tai nepatinka. Kas išrinko tos vaikinus, kad jie valdytų pasaulį? Jie yra elitas. Jie jaučia, kad jie turi valdyti pasaulį, kad patenkintų savo egoistinius poreikius. Dabar turime galimybę pamatyti ateinantį naują pasaulį. Pasaulį, kuriame yra labai reali naujos pasaulio tvarkos perspektyva. Bilderbergeriai smarkiai progresuoja ties pasaulis valdžios įgyvendinimu ir tik apmokyta bei informuota visuomenė gali juos sustabdyti. Davidas Rockefelleris rašė savo memoaruose, kad jis nori sunaikinti Jungtinės valstijas. Jis išdavikas. Džiugu sugrįžti į užsienio reikalų tarybą. Kaip minėjo Pitas, aš buvau narys ilgą laiką ir tiesą pasakius, kurį laiką buvau direktoriumi. Aš niekada to neminėjau, kol vyko perrinkimai Vyominge. Netoleruokime nesąmoningų sąmokslo teorijų. Prašau, palikite šią teritoriją. Kelių šūviai buvo iššauti. Štai ten Bilderbergeriai. Trans-Teksaso koridorius yra labai svarbi dalis ir jį nutrauksime, tai sustabdysime naują pasaulio tvarką čia pat Teksase. Visa tai prasidėjo čia. Ir norint išsaugoti šią šalį, mes turime sustabdyti šį sumanimą. Jungtinių valstijų prezidentas tikėtinai gali pakartoti savo tėvo frazę. Ir tai yra nauja pasaulio tvarka. Jūsų nauja pasaulio tvarka žlugs. Žmonija nugalės jūs. Atsakymas į 1984 taps 1776. Aleksas Džonsas pristato. Žaidimo pabaiga. Globalios vergijos planas. Netolimoje ateityje planetą valdys galinga pasaulinė valdžia. Vos tik laisvos tautos taps mažyčio elito vergais, žmonija užklups nauja tamsiųjų amžių pradžia. Valstybės tai bus praeities prisiminimas. Bus atakuojama bet kokia laisvės forma ir netgi šeimos bei individai atsidurs ties išnykimo riba. 80% pasaulio populiacijos sunaikinta. Likusieji žmonės yra priversti gyventi kompaktiškuose kontroliuojamuose miestuose, visai kaip kalėjime. Kelionės yra labai ribotos. Greitkeliai jungia didžiuosius miestus ir izoliuoja žmonės nuo patekimo į neleistinas vietas. Individualus privatumas daugiau nebeegzistuoja. AI superkompiuteriai archivuoja bei kategorizuoja visus veiksmus. Planeta kalėjimas valdoma gaujos šaltakraujų pamišėlių apsėstų valdymo manijos, kurių jėgai negali prilygti niekas. Štai tokia globalios elitinės grupuotės vizija.
Toks jų tikslas. Programa skirta naikinti žmonijai, kur galios mokslinės tironijos įstatymai. Pasaulinis valdymo tinklas sukurtas užtikrinti jėgos monopolio kontroliavimui visiems laikams. Žmonija bus nustumta į tokią ateitį, jei tik mes neatsimerksime ir nesusitelksime, kad pasipriešintume naujai pasaulio tvarkai. Iškelti slaptos grupuotės Džordžiai orientyriniai luitai yra elitinės grupės testamentas planuojamai naujai pasauliniai religijai. Globalūs įstatymai, pasaulinis teismas ir armija, kuri visą tai palaikytų. Akmenyje išraižyti žodžiai sako, jog populiacija niekada neturi viršyti 500 milijonų ribos. Šiame filme jūs sužinosite, kaip mūsų pasaulis iš tikrųjų valdomas. Jūs pamatysite, kaip sujungtos slaptos apskrito stalo grupės, formuojančios globalų žvalgybų tinklą. Ši grupė šimtus metų rengia įvairias aferas. Dabar paskutinėje stadijoje jie ruošiasi naujai pasauliniai valdžiai. To tironai troško per šimtmečius. Daktaras Michaelas Kaufmanas yra žinomas ekologas, kuris specializuojasi ties ekosistemos tyrimų, jos rūšiavimu bei tyrinėja miškų ekologiją. Daktaras Kaufmanas sužaidė raktinį vaidmenį, sustabdant biologinės diversijos ratifikavimą JAV Senate. Naujos pasaulio tvarkos koncepcija jau aptarinėjimo amžius, kai įgavo pagreitį antroje 20 amžiaus pusėje. Džordžas Bušas vyresnysis naudojo šią savoką daug kartų savo kalbose, leisdamas suprasti, kad jis tikrai nori matyti tvarką, kur vyrautų bendras arba globalus valdymas, kur kiekvienas žmogus šioje žemėje būtų įgaliotas laikytis įstatymų, kurie buvo sukurti tarptautinėme lygyje. Tai yra didi idėja, nauja pasaulio tvarka. Prezidentas Bušas sakė, kad nauja pasaulio tvarka yra derinama ir tai yra tai, dėl ko jie stengiasi. Jungtinės tautos yra tos valdžios dalis. Šiuo metu jie labai uoliai stengiasi kurti Šiaurės Amerikos sąjungą. Štai todėl labai daug žmonių Vašingtone nesirūpina dėl mūsų sienų. Jie turi tokį filosofinį požiūrį, jog nacionalinis suverenitetas yra nesvarbus. Dėl to aš siūlau ir esu įstikinęs, jog turėtume išstoti iš jungtinių tautų dėl mūsų pačių saugumo. Tai nuolat kartojasi per visą istoriją. Romos imperija, Sovietų sąjunga, Hitleris nacizmo laikais. Nuolat buvo kalbama apie utopijos sukūrimą paprastam žmogui. Nors istorija parodo priešingai. Senovės globalizmo šaknys. Užkariavimas ir imperija yra seni kaip civilizacija. Babilonas, Egiptas bei Graikija. Jie visi statė imperijas tik tam, kad pabandytų valdyti pasaulį. Romos valdymas savo piko laiku dominavo visame pasaulyje. Buvo sukurtos kompleksinės valdymo sistemos siekiant suvaldyti skirtingas tautas. Tarp 15 ir 19 amžiaus iškildavo vis naujos imperijos ir vėl kariavo už išlikimą. Kilmingieji, taipogi ir pirkliai, buvo finansuojami saujelės privačių bankų. Dauguma didžiųjų piniginių namų finansavo abiejas karo pusės. Sudėtingi informacijos rinkimo tinklai finansininkams suteikė aiškų pranašumą virš vyriausybių, kurias jie po truputį pradėjo kontroliuoti. 1815 metų birželio 18 dieną Britų kariuomenės agentai priklausantis Rothschildų šeimai stebėjo, kaip Napoleonas Bonapartas beviltiškai kovojo, norėdamas išgelbėti savo armiją, kuri per Britų ataką atsidūrė jų nasruose. Rothschildų agentui pavyko pranešti naujieną apie Napoleono įveikimą Lordui Wellingtonui bei Nathanui Rothschildui. Londonas šią naujieną sužinojo tik po 20 valandų. Britų armijos vadas Nathanas iš Rothschildų giminės paskleidė gandą Londono biržoje, kad Napoleonas laimėjo karą. Akcijos krito 98 procentais ir Rothschildas gavo galimybę supirkti visą Britų ekonomiką beveik už dyką. O kai vėliau pasiekė naujienos apie Napoleono įveikimą, akcijos vėl pabrango. Britanija dabar vienareikšmiškai viešpatavo Europoje, o Rothschildo šeima valdė Angliją.
Jau ir taip dominuojanti imperija įgavo dar daugiau jėgų. Jos kariai ir biurokratai pasiskleidė po visą planetą. Saulė be perstojo švietė virš Britų valdų. Jau nuo 1800 metų bankų kartelis finansuodavo beveik kiekvieno karo abidvi pusės. Ir žinoma, jie gaudavo geras palūkanas iš valstybėms karo metu skolintų pinigų, nors patys bankininkai tuos karus ir sukurstė. Jau prieš 1900 metus Vokietija tapo stiprėjančia jėga ir buvo industrinės revoliucijos lyderė. Pavyzdžiui, Pirmas pasaulinis karas. Jam prasidėti nebuvo jokių priežasčių išskyrus tą faktą, kad tai buvo puikia galimybė bankiniam karteliui pasidaryti krūvą pinigų, finansuojant abi šio karo pusės. 1914 m. birželio 28 d. Austrijos-Vengrijos sosto įpėdinis erzhercogas Franz Ferdinandas buvo nužudytas autokolonos važiavimo metu. Juodoji ranka susijusi su serbų slaptąja bendruomenė ir Britų žvalgyba leido žinoti apie save. Prasidėjo Pirmas pasaulinis karas. Ginklų gamybos bendrovės finansavo Rothschildo valdomi bankai, kurie skirtingom frakcijoms skiria finansavimą Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje ir Austrijoje. Mažiausiai 20 milijonų žmonių žuvo per šį karą. Konfliktas buvo tiek baisus, kad žmonės prisiekė daugiau niekada nekariauti. Žmonės jį praminė karų skirtų pabaigti kitiems karams. Klausimas yra, kodėl jie norėjo karo. Na, visų pirma, tai yra pinigai ir galia, bet antra yra tai, jog jie norėjo sukurti tautų lygą. Jie apie tai galvojo jau labai ilgą laiką, ko pasekoje, kai pasibaigė karas, jie pradėjo siūlyti šią tautų lygos idėją, kad neva taip daugiau niekada nepasikartotų. Šimtametė patirtis Britus padarė ekspertais, išmokusiais nuslėpti savo imperiją po marionetinių vyriausybių bei kongresų priedangą. Kad ateityje nepasikartotų panašus konfliktai, buvo pasiūlyta sukurti tautų lygą. Tačiau tikrasis lygos vaidmuo būtų sistemos sukūrimas, kuris ateityje sudarytų pasaulinės valdžios struktūrą. Prezidentas Woodrow Wilsonas 1913 metais Jungtinėse valstijose inicijavęs privataus federalinio rezervų įsteigimą smarkiai palaikė nutarimą sukurti tautų lygą. Woodrow Wilsonas buvo labai naivus prezidentas. Jis buvo eilinis koledžo profesorius, kuris buvo įveltas į visą šią sistemą. Tautų lyga susirinko Paryžiuje 1919, tačiau dauguma tautų suprato, jog tai kelia grėsmę jų suverenitetui ir atsisakė įstoti į lygą. Nusivylusi JAV kongreso atsisakymų įstoti į tautų lygą, Britų žvalgyba padedama Rockefellerių šeimos 1921 metais Niujorke įkūrė Užsienio reikalų tarybą CFR. Taryba verbavo geriausius amerikiečius, kurie galėtų stiprinti Anglijos-Amerikos imperijos augimą. Užsienio reikalų taryba iškėlė savo misiją panaikinti visas pasaulio valstybės, siekiant įtvirtinti visagalę pasaulinę valdžią, kurią valdytų mažas elitas. Iki 1930 pasaulinės valdžios iniciatoriai persiskirstė į dvi tarpusavį sujungtas stovyklas. Fabiano socialistai įsikūrė Londone ir fašistai Italijoje bei Vokietijoje. Nacionalinis socializmas, pasitelkdamas į pagalbą revoliuciją, sukurs naują pasaulinę tvarką, Adolfas Hitleris. Fašistų rėmėjai Jungtinėse valstijose bei Anglijoje tikėjo, kad reikės pasinaudoti kariuomenę, kad greitai transformuoti pasaulį į naują pasaulinę tvarką. Nors tuo tarpu labiau išprusę socializmo specialistai teigia, jog norint užtikrintai prieiti prie pasaulinio dominavimo, būtinas ramus laipsniškas augimas. Šlovės medalio turėtojas majoras Smedlijos Butleris 1934 metais viešai demaskavo plėšikų magnatų ketinimą įvykdyti karinių Jungtinių valstijų vyriausybės perėmimą.
Karo didvyris paliudijo Makorno Diksteino komitetui kongrese apie tai, jog jį bandė užverbuoti vieni iš įtakingiausių JAV žmonių karinio perversmo vadovavimui, ko pasiekoje į Jungtines valstijas ateitų nacionalinis socializmas. Užrašas: generolas Butleris apnuogino fašistų sąmokslą. Aš pasirodau prieš Kongreso komitetą, kuris yra aukščiausia Amerikos žmonių atstovavimo instancija, kad po priesaiką paliudyčiau, ką žinojau apie veiklą, kuri mano įsitikinimu galėjo privesti prie fašistinės diktatūros įsigalėjimo. Man buvo numatyta vadovauti 500 000 žmonių organizacijai, kuri galėjo perimti teisėtos valdžios funkcijas. Fašistai taipogi smarkiai skverbėsi į Angliją. Anglijos karalius Edvardas VIII buvo priverstas atsižadėti sosto, kadangi jis viešai palaikė Hitlerį. Nors vokiečių vadovaujimo fašistų stovykla ir buvo stipri, Fabijanų socialistų blokas sugebėjo perimti valdymą JAV, Rusijoje bei Anglijoje. Antrojo pasaulinio karo prieškaryje bei karo metu bankininkai ir vėl finansavo abidvi karo pusės, lygiai taip pat kaip jie padarė su Napoleonu. Kartu su Trečiojo reicho kilimu ir žlugimu Europa tuo pat metu tūnojo griuvėsiuose. Elitas ir vėl bandė įtikinti, kad žmonija nuo susinaikinimo gali apsaugoti tik tai pasaulinė valdžia. Ir šį kartą elitui pavyko sukurti jos kūną. 1945 m. balandžio mėnesį San Francisko jūrų laivyno bazėje Antro pasaulinio karo nugalėtojai įsteigė Jungtinių tautų organizaciją. Netrukus Niujorke buvo įrengtas Jungtinių tautų organizacijos kompleksas, pastatytas ant žemės valdos, kurią padovanojo Johnas D. Rockefelleris. Neužilgo, kai elitas įrengė Jungtinių tautų būstinę JAV, naujai suformuota pasaulio taryba greitai pradėjo darbuotis ties tolimesnių planų įgyvendinimu, palaipsninių kontinentinių supervalstybių formavimu. Pirmas žingsnis jų trišaliame plane buvo Europos Sąjungos sukūrimas. Suvienyti Europą buvo bandyta daugelį kartų, tačiau visi tie bandymai buvo itin nepopuliarūs. Po Napoleonui ir Hitleriui nepavyko įgyvendinti jėgą, tą globalistai pagaliau sugebėjo padaryti slapčia. Britai inicijavo Europos tarybos formavimą 1949 gegužės 5 dieną. Londono sutartyje buvo teigiama, jog tai yra prekybiniai ryšiai tarp Europos tautų, panašiai kaip nafta ar GATT Šiaurės Amerikoje. Tačiau tikrasis tikslas buvo Europinės supervalstybės formavimas. Mes turėsime pasaulinę vyriausybę ir nesvarbu, ar jūs to norėsite ar ne, per karą ar per susitarimą. Džeimsas Warburgas. 1954 metais planetos elitas susitiko slapta viešbutyje Bilderberg, Osterbyke, Olandijoje. Bilderbergerio grupė vėliau prisipažino, jog misija yra Europos Sąjungos įkūrimas. Vos tik bus sukurta Europos Sąjunga prisidengiant prekybinių susitarimų. Toliau iškart seks Šiaurės Amerikos ir Azijos sąjungų formavimas. Trys susijungusios supervalstybės suformuos pasaulinės valdžios brandulį, o tuo tarpu Jungtinės tautos tarnautų kaip pasaulinis reguliuotojas ir jėgos organas skirtas kontroliuoti trečio pasaulio šalims. Bilderbergerių grupė susideda iš aukščiausių vadovų, kontroliuojančių apskrito stalo grupės, kurioms paskirta valdyti pavienės valstybės. Įsivaizduokite elito jėgos pasaulinę struktūrą kaip didelę piramidę, kur ant smaigalio pačiam viršui yra elitas tarp elito.
Ši grupė buvo tokia slapta, kad iki pat 1980 metų visa jų pačių kontroliuojama korporatyvinė žiniasklaida tiesiog neigė šios grupės egzistavimą. Iki pat 1990 pabaigos apie grupę buvo paminėta vos keliom eilutėm. Kartu su alternatyvios žiniasklaidos atsiradimu, jų informacijos kontroliavimas pamažu silpo. Šiandien nacionalinio Kapitolijo priemiestyje juodi limuzinai su užtamsintais stiklais suvažiavo prie viešbučio, kur asmens sargybiniai akylai saugojo visą teritoriją. Limuzinai vežė karališkų šeimų atstovus, politinius komisionierius ir industrijos titanus į slaptą susitikimą, kuris tęsis visą savaitgalį. Jie žinomi Bilderbergerių grupės pavadinimu. Ar jų siekis gali būti pasaulio valdymas? Kas 4 metus Bilderbergeriai susirinko Šiaurės Amerikoje ir 2006 metų birželį mes nusprendėme vykti į Otavą, Kanados Kapitolijų, kur ir susitiks Bilderbergeriai. Per ilgą Bilderbergerių grupės istoriją daugelis korespondentų bandymų atskleisti šią grupę baigdavusi nesėkme, sulaikymu ar net kalėjimu. Aš juokais patikinau savo operatoriui, kad šios kalbos, apie kurias mes skaitome, greičiausiai yra perdėtos. Aš klydau. Sulaikyti oro uoste. Aš žinau, kad reporteriai sulaikomi oro uostuose, žmonės neįleidžiami. Mes žinome, kad žmonės uždaromi kalėjime 3 ar 4 valandų. Na, tai nutinka dažnai. Tik šį kartą tai nutiko Aleksui Džonsui. Jie prispažino, jog tai dėl Bilderbergerių, jog buvo spaudimas iš vyriausybės siekiant sustiprinti apsaugą ir štai kodėl visą tai atsitiko. Man tą patį sakė 2 skirtingi žmonės. Jie naršė po mūsų įrašus valandas vakar ir šiandien, bandydami surasti ką nors prieš mus. Ir be abejo, ten nieko nebuvo. Buvo tikrai baisu. Aš keliavau po visą pasaulį ir niekada nemačiau nieko panašaus. Jie valandas žemino mane ir sakė, ko jums čia reikia. Ir aš atsakinėjau, na, aš čia tam, kad nušviešiau politinius įvykius, tikiuosi pakalbėti su kai kuriais parlamento nariais. Aš atsakinėjau visus jų užduodamus klausimus. Buvo akivaizdu, jog nesu pavojingas. Buvo aišku, jog neturiu kriminalinės praeities, jog esu žiniasklaidos atstovas. Jie norėjo mane deportuoti, jie jau anksčiau sakė, kad mane greičiausiai deportuos. O tada pasirodėte ir viskas pasikeitė. Tai koks jūsų planas dabar? Mano planas yra eiti pamėginti paimti interviu iš Jimo Tuckerio, pamėginti prieiti prie Bilderbergerių grupės ir gal suspėsime nufilmuoti keletą dar atvykstančių ir iš to padaryti dokumentinį filmą. Taigi, vietoj to, kad būtume čia 8 valandą ryto, kai Bilderbergerių grupės dalyviai ir 100 planeto elito pradeda rinktis, mes čia atvyksim tik apie 3:30 dienos metu ir pažiūrėsime, gal dar pavyks nufilmuoti kažkiek vėluojančio elito. Brook Streeto viešbutis, Otava, Kanada. Kaip jums atrodo, kas šįmet nusimato elito kasmetinių susirinkimų darbotvarkėje? Jie diskutuoja apie Irano užpuolimą ir kaip nuimti Hugo Chavezą. Jie kalba apie tai, kaip sukurti Šiaurės Amerikos sąjungą, kuri sugriautų Kanados, JAV ir Meksikos suverenitetą. Mes kalbame apie Kanados mirtį, štai kas ten dedasi šiuo metu. Jūsų suvereniteto mirtis vyksta tenais būtent šią akimirką. CNN net pranešė, jog šie individai jau išdėstė strateginę dokumentaciją per užsienio reikalų tarybą, kuri taipogi rašo jų akademinės baltasias knygas. Ir visa tai tam, kad būtų sunaikinta JAV, Kanada bei Meksika. Apie 10 atvyko. Jie atvyksta lėtai, didelėse juodose mašinose, berods su neperšaunamais stiklais, ir mums pavyko nufotografuoti kelis iš šių žmonių. Mus laiko per gerą atstumą nuo pastato nemažų būrių apsaugininkų, bet jų bus dar daugiau, kai įvykiai įsibėgės. Ok, tik primenu, kad laikytumėtės atokiau nuo privačios valdos. Gerai, aš ir esu, štai linija, mes pasitikrinom su miestu. Be abejo. Ačiū.
Aš atvykau čia iš Niujorko. Aš užsisakiau kambarį gerokai iš anksto, atvykau 10 val. Vakaro, bet jie man pasakė, kad turiu išvykti 8:30 ryte. Ir žinoma, aš pradėjau ginčytis. Buvau nepatenkintas, nes buvau pavargęs, vairavau gana ilgą kelią. Vėliau aš nusileidau į apačią, norėdamas pavalgyti ir pamačiau krūvą apsaugininkų ir tiesiog norėjau sužinoti, kas čia vyksta. Ir paklausiau, ir jie atsakė, kad čia vyks vestuvės ar kažkoks susitikimas. Aš nusprendžiau dar paklausinėti, nes aš maniau, jog visą tai labai keista. O truputį vėliau pamačiau juos pro viešbučio langą. Jie buvo galinėme viešbučių kieme su žibintais, tikrino kiemą bei medžius. Jie taipogi šukavo ir visą fasadinę viešbučio pusę. Visą tai atrodė labai keista, man buvo įdomu. Atrodė, kad tikrina visą viešbutį. Aš mačiau, kas čia vyks ir aš išėjau. Kai aš atsikėliau šį rytą ir nuėjau išsiregistruoti, tas bičas, su kuriuo kalbėjau paskutinį kartą, pasakė, sužinosiu iš laikraščių. Na, man nereikėjo ilgai laukti, kadangi ten stovėjo grupė žmonių, kurie man viską ir papasakojo. Jiems jau daugiau neišės nieko apmulkinti. Čia juk pilna mentų. Plius Aleksas Džonsas buvo sulaikytas pasienyje. Gaudykite iš abiejų pusių. Taip, tu vagie. Taip, tu keliausi į kalėjimą, kaip Kenas Lėjus. O taip, štai dar vienas. Labas. Mes ne jūsų nusavybė. Mes ne jūsų vergai. Mes nugalėsime naujo pasaulio tvarką. Nauja pasaulio tvarka bus įveikta. Ar jūs tai suvokėt? Džiaugiuosi, kad taip. Ta pati istorija kartojasi per amžius. Etienne Davignon yra Bilderbergerių grupės garbės pirmininkas bei valdomojo komiteto vadovas. Jo vadovaujamas komitetas išrenka ir pakviečia kiekvienų metų dalyvius. Pastarąjį dešimtmetį dalyvių sąrašas korespondentams nutekėjo iš vidaus šnipų. Žiniasklaidos veteranas Jimas Tuckeris persekiojo Bilderbergerių grupę jau apie 30 metų ir sugebėjo demaskuoti 20 jų susitikimų. Mes grįžome į viešbutį pažiūrėti, ar Jimas Tuckeris gavo 2006 metų dalyvių sąrašą. Pirmą kartą apie Bilderbergerius aš girdau 1975 metais ir pasakiau, aš to netikiu. Tai neįmanoma, kas per velnias, tie Bilderbergeriai. Aš praleidau 20 laimingų metų su didžiaisiais laikraščiais ir aš maniau, kad niekas negali vykti be mano žinios. Ir vienas dalykas, kuris mane labiausiai nustebino, buvo skambučiai 1957 metais nuo garsiojo Westbrooko Pledgerio žymaus straipsnių autoriaus. Jis parašė 2 ilgus straipsnius apie tai, kaip maždaug 100 lyderių iš finansinio pasaulio, valstybių prezidentai bei aukšti pareigūnai susitikinėjo saugomi ginkluoto apsauginių už uždarų durų, Džekelio saloje visiškai slaptai. Ką ten veikia visi tie galingi internacionalistai ir kodėl tai buvo taip slapta? Kodėl jie turėjo ginkluotą apsaugą? Kodėl susitikimas uždaras? Žiniasklaida visai ignoravo šį įvykį, nei vieno žodžio. Jungtinėse valstijose visiška tyla. Nuo tada aš niekada nenustojau persekioti Bilderbergerių grupę, arba kitais žodžiais tarptautinę gangsterio organizaciją vadovaujamą Rockefellerių ir Rothschildų, kurie manipuliuoja pasauliu savo pačių savanaudiškais sumetimais. Žymai, jūs laukiate šio sąrašo, dažniausiai įgaunate pačią pirmą dieną. Jo dar negavote. Mums buvo pasakyta, kad galite įgauti šiandien. Kiek reikšmingas tas sąrašas? Jis absoliučiai būtinas, nors atvykstančių žmonių identifikavimas, kaip mes visada tai darom, irgi yra labai svarbus, kad sužinoti, ko nėra jų pačių sąraše. Prieš kelis metus kažkas iš Europos atsiuntė mums mašininę kopiją suspausdintinų firminių blankų ir taip toliau, tačiau neatskleisdamas savo tapatybės. Daugiau iš jo nieko negirdėjau.
Pavadinimas Bilderberg kilo 1954 metais, kai jie pirmą kartą susitiko viešbutyje Bilderberg. Tai lyg Šekspyro, kaip jūs norite. Kartą jo paklausė, kaip jūs pavadinsite šią knygą, ir jis atsakė, kaip jūs norite, turėdamas omeny, kad galite pavadinti kaip tik norite. Bet jie pamanė, jog toks jo atsakymas viena iš jo pjesių vadinsis, kaip jūs norite, nors pavadinimas neturėjo nieko bendro su pjesės veiksmu. Štai kaip atsirado ir pavadinimas Bilderberg. Jie jau susitikinėjo apie pusę šimtmečio, ši piniginga klasė. Bet jie nusprendė, kad jie turi susitikinėti sistematiškai, kasmet gerai suplanuotai iš anksto. Tačiau metų bėgiai būna ir daugiau susitikimų. Sukti čia, Džimai? Ne. Štai čia yra pasaulinė valdžia. Jie nustato pasaulio darbotvarkę. Ten, viduj, šiuo pat metu. Jie sprendžia, ar pradėti karą su Iranu, ar kils mokesčiai ar ne, kelti naftos kainą ar priešingai. Be abejo, jie svarsto daugiau klausimų, apie kuriuos sužinosime laikui bėgant. Tačiau mano išvardyti yra šių metų svarbiausiai. Ponios ir ponai, jūs matote Džimą Takerį. Jis persekiojo tos vagis 27 metus. Pone Takerį, garbės. Žiniasklaida bandė jį pavaizduoti išprotėjusiu paranoiku, bet dabar neturi ką sakyti. 120 pačių įtakingiausių pasaulio žmonių, tai valstybių vadovai iš ES, aukšti pareigūnai iš JAV vyriausybės, finansų ministrai, iš Baltųjų rūmų, žvalgyba. Jie sprendžia pasaulio ateitį. Jie visi čia renkasi slapta, nes jie rezga blogį. Jei gėris daromas šviesoje, tai tuo tarpu blogi darbai daromi šešėlyje, tamsoje. Labas, kaip sekasi? Prašau nueiti nuo valdos. Džimas turi kelis klausimus tau. Prašau pasitraukti nuo privačios valdos. Gerai, bet tai viešas šaligatvis. O taip, mes bendradarbiaujam. Ačiū. Tiesiai ant šaligatvio. Vadinasi, jokios reikšmės, kad bendradarbiaujame. Jūs galite likti ant šaligatvio. Susitarėm. Gerai, ačiū. Puiku. Džimas jums turi kelis klausimus. Vėlgi, prašau likti ant šaligatvio. Taip, mes pasitikrinau. Nuosavybės riba baigėsi čia. Vėlgi. Gerai, linija yra štai čia. Mes esame ant globalaus transformavimo ribos. Viskas, ko mums reikia, yra didžiulė krizė, kuri prives tautas priimti naują pasaulinį tvarką. Davidas Rockefelleris. Mes matėme Davidą Rockefellerį prie viešbučio. Ir jis neturėjo nei vieno asmens sargybinio. Mano draugas sušaukė, ei, Rockefellerį, ir jis atsisuko. Jis buvo išsigandęs. Mano vardas Renė, aš iš Manitobos. Aš važiavau apie 26 valandas iki čia vien tik tam, kad parodyčiau, jog aš esu prieš Bilderbergerius, tam, kad galėčiau pakovoti už savo laisvę, už savo teisės, tam, kad užtikrinčiau mano vaikų gyvenimą laisvoje šalyje. Mano vardas Danielius Estolinas ir aš visą tai darau jau 15 metų. Aš iš Kanados. Aš didžiuojasi savo šalimi, todėl, kad matau, kaip žmonės priešinasi Bilderbergeriams. Praeitais metais man prireikė 14 valandų, kad patekčiau į Müncheną. Aš buvau išsodintas iš lėktuvo Milane, buvau išsodintas iš lėktuvo Münchene. Jie apie 4 valandas klausinėjo manęs abiejose miestuose. Man pavyko paskambinti savo draugui, žurnalistui iš Romos. Po skambučių Italijos užsienio reikalų ministerija atsikabino ir mane paleido. Bet jie perspėjo, kad mane stebės 24 valandas per parą. Važiavome viešbutėje, kur mes su Džimu apsistojame. Iš 20 kambarių 6 buvo užimti. 3 buvo CŽV ir kitose 3 buvo vokiečių slaptosios tarnybos. Štai kaip rimtai reaguoja šie žmonės. Štai ko jie bijo. Jie bijo, kad mes galime visą tai atskleisti, ką būtent mes ir darome šiuo metu. Danielius Estolinas seka Bilderbergerių susitikimus Europoje bei Šiaurės Amerikoje jau apie 15 metų. Jo knyga Bilderbergerių klubas buvo išversta į daugiau kaip 20 kalbų, bet to yra pasaulinio lygio bestselleris. Estolinas buvo nufotografavęs daug buvusių Bilderbergerių susitikimų. Henris Kissingeris, dešiniojo Rockefellerio ranka, yra vienas pagrindinių asmenų šiuose susitikimuose. Štai matote Tarptautinių ryšių tarybos prezidentą Richardą N. Haas, kuriam iš paskos eina Rothschild Europe vicepirmininkas Franco Bernabe, kuris šiuo metu kalbasi su Henriu Kravišu. Už jų Richardas Holbrookas, buvęs JAV ambasadorius Jungtinėse tautose.
Daimler Chrysler vadovas Jurgen Šremp atvyksta sraigtasparniu. O štai čia yra Washington Post vadovas Donaldas Grahamas, lydimas Indros Niuri, kuri yra Pepsi Cola vadovė. Nyderlandų karalienė Beatričė, kurios tėvas princas Bernardas įkūrė Bilderbergerių grupę, yra viena iš svarbiausių figūrų šioje grupėje. Ir be abejo pagrindinis globalistas, kuris atvyksta visada, Davidas Rockefelleris, matomas čia kartu su asmens sargybiniu Jamesu Fordu. Toliau neseniai paskirtas Pasaulinio banko vadovas Polas Wolfovičius, kuris buvo nufotografuotas per 2005 metais vykusi Bilderbergerių grupės susitikimą. Yra žinoma, jog Wolfovičius dalyvavo ir ankstesniuose susitikimuose, kai dar tuo metu ėjo apsaugos ministro pavaduotojo pareigas. O tai yra grubus Logano akto pažeidimas. Pagal Logano aktą federalinių ar valstijos pareigūnų kontaktas su užsienio šalių valdžios nariais be kongreso ar prezidento specialaus sutikimo yra sunkus kriminalinis nusikaltimas. Kitaip tariant, vyriausybės nariai negali už uždarų durų slapta susitikinėti su užsienio šalių įtakingais asmenimis dėl galimo korupcijos ir šnipinėjimo pavojaus. Dėl to dauguma žinomų politikų dalyvauja šiuose susitikimuose, tačiau jų vardai oficialiai niekur neužrašomi. Nepaisant Logano akto, New Yorko gubernatoriaus Džordžo Pataki vardas buvo sąraše ir mums net pavyko jį nufotografuoti einantį kartu su Davidu Rockefelleriu prie Brook Streeto. Daugelis Brook Streeto darbuotojų pranešė, kad Hillary Clinton dalyvavo šiame susitikime pusę dienos. Štai ir keletą šarvuotų limuzinų su diplomatiniais numeriais, lydimi policijos įvažiuoja po žeminio stovėjimo aikštelę, kad jų nepamatytų žiniasklaida. Buvęs Pasaulinio banko prezidentas Jamesas Wolfensonas sardoniškai pažiūrėjo į mus. Kaip manote, ar jie nerimauja dėl to, kad buvo demaskuoti? Na, tai tikriausiai pažiūrėkite jų tamsintus langus. Jie nenori, kad juos pamatytų, jie nenori, kad kas nors žinotų, jog jie čia. Akivaizdu, jog jie stengiasi maskuotis, bet štai dėl ko mes čia visi susirinkome. Kaip manote, ar jie pyksta, jog jie šiandien pateko į pirmąjį laikraščio puslapį? Kaip manote, Džimai, gal jie net skaito šitą laikraštį būtent dabar? Jo, nemanau, kad jiems tai patinka. Jiems labiau patiktų, jei iš vis niekas nežinotų. Jiems patiktų mirtina tyla. Taip, geriau apsidairykite. Mes nesame jūsų vergai. Jūs nevaldote manęs. Ar turite dalyvausiančių žmonių sąrašą ar kažką panašaus? Ne, aš klausiau apsimetant kitų žmogum. Tačiau dar nežinau, ar aš jį gausiu. Bet galbūt gausiu net šiandien. Per pastaruosius 3 metus, kai aš grįždavau į viešbutį, jūs jau turėdavot faksimilinę kopiją. Aš ne tai, kad neatskleidžiu šaltinio, aš netgi pats nežinau, kas man atsiunčia tą sąrašą. Tačiau laiškas gražiai apipavydalintas lieka geras suvenyras. Aleksai, ką? Ten Čelabis. Manai ten Čelabis? Ne, aš nemanau, aš žinau. Jis atrodė kaip Čelabis, tai buvo storas vyrukas. Taip, tai buvo Achmedas Čelabis. O Dieve, tai tuomet jau ruošiasi pulti Iraną. Ei, Čelabi, nepulk Irano. Per pastaruosius porą metų iš jų nutekėjo labai daug informacijos, todėl mums kaskart vis sunkiau sekasi gauti informaciją. Bet tai niekada nebus pernelyg sunku, kadangi viduje mes turime savo šaltinių. Mūsų šaltiniai aukščiausio lygio. Žmonės, kurie jiems dirba, slaptoji tarnyba, antrojo laipsnio žmonės iš Bilderbergerių. Jie visi ten. Jie yra mūsų akis ir ausis ir kai tik įvyksta kažkas naujo, mes visada gauname informaciją. Man regis ten karalienė, matai ją? Ten karalienė.
Dažniausiai tai būna taip, jog tie vyrukai iš slaptųjų tarnybų, kurie saugo Bilderbergerius, aptarnaujantis personalas, virėjai, padavėjai, kai jie išgirsta, apie kokias niekšybės kalba tie žmonės, tai jie patys pirmi mus ir susiranda, norėdami, kad mes tai būtinai žinotume. Bet žinoma, mes labai kruopščiai dirbam su naujai pasirodžiusia informacija. Mes ją kartais tikrinam 2, 3 ar 4 kartus, kad įsitikintume, jog ji yra tiksli. Dažnai Bilderbergerių personalas mus tikslingai stengiasi suklaidinti, pakišdamas netikrovišką informaciją. Būtent dėl to mes ir nepuolame iš karto viešinti gautos informacijos. Atrodo, ten Rockefelleris. Sprendimai, kuriuos priima šie žmonės, įtakoja ne tik verslo sferą, bet ir politiką, prekybą, aplinką, faktiškai visą pasaulio spektrą. Ir visi sprendimai priimami grupės elito, kuri dirbo už uždarų durų, šį kartą Brook Streeto viešbutyje. Mes nesupažindinami su priimamais sprendimais, mums neleidžiama žinoti, apie ką jie kalba, bet mes būtinai pajausime šių sprendimų pasiekmes per artimiausius 12 mėnesių, kai jų planai pradės veikti, kurie buvo suplanuoti šiemet Brook Streeto viešbutyje per birželio 8 bei 11 dienų. Ką jūs manote apie tai, jog 120 įtakingiausių pasaulio žmonių atvyksta į susitikimą su valdžios organais? Atrodo, jog to negali būti. Taigi, aš tą ir sakau. Jie atvyko planuoti bendrą darbotvarkę, kuri, mano manimu, tikrai nėra demokratiška ir humaniška. Musolinis turėjo tokį apibrėžimą, kuomet korporacijų interesai pastatyti aukščiau kitų interesų, tai yra fašizmas. Jis sakė, kad jie turbūt turėtų būti pavadinti korporatizmu. Na, vadinkite tai korporatizmu ar fašizmu, ar neoliberalizmu, ar neokonservatyvizmu, kaip tik nori. Yra labai daug politinių išsireiškimų priklausomai nuo to, kokios jūs esat politinės pažiūros. Tačiau tai, kai jie aprašo, yra demokratijos pabaiga, tai žmogiškų vertybių pabaiga, žmogaus kelio pabaiga, ir tai išprovokuoja neapykantą. Ponios ir ponai, šiandien mes esame Kanadoje, kad pasipriešintume Bilderbergerių grupiai, kuri bando atsikratyti Jungtinių valstijų suvereniteto. Pasaulinės valdžios kėslai dabar yra demaskuoti. Mes žinome, kad jūs esate negailestingi. Jūs esate blogis. Kreipiuosi į Davidą Rockefellerį, į Rothschildų atstovus susirinkusius čia, į Niderlandų karalienę, į visus jūs ir sakau jums, jūs ne mūsų karalienės, jūs ne mūsų karaliai, jūs ne mūsų dievai, mes nepriklausome jums. Kaip laisvi žmonės nuo neatmenamų laikų gynėsi nuo vagių, nuo žudikų, nuo angėjų, taip ir mes pasipriešinsim jums. Mes įveiksime jūsų pasaulinę valdžią, mes sugriausime pasaulinius mokesčius, mes išardysim jūsų kontroliavimo tinklą. Dievas mūsų pusėje. Aš stoviu priešais visatos kūrėją ir prašau jo, kaip mūsų protėviai tai darė 1776-aisiais. Kad jis mus vestų, kad mus nukreiptų ir kad duotų mums jėgų ir tikėjimų, kad galėtume atsilaikyti prieš rezgamus planus, įskaitant ir patį naujausią planą pasaulio populiacijos mažinimo 80%, apie kurį Henris Kissingeris kalbėjo dar 1973-aisiais. Kodėl dedate gyvsidabrį į vakcinas? Kodėl kišate sodos Floridą į vandenį? Kodėl dedate vėžio virusus į vakcinas? Kodėl šiuo metu 4 skirtingose šalyse užkasat atidirbtą uraną? Jūs arogantiški, jūs apkrėsti to paties viruso, kuris per šimtmečius plečiasi tik tarp elito, jūsų dramblio kaulų rūmo erdvėje. Jūs įsivaizduojate, kad esate neįveikiami, bet jūs sužlugsite ir jūs jau žlungate. Jūsų nauja pasaulio tvarka bus nugalėta, žmonija nugalės jūs. Atsakymas į 1984 yra 1776. Bilderbergeriai iš esmės yra elitinė organizacija turinti savo etiketą. Kuomet patikrinti žmonės yra įdarbinami, jiems išaiškinama, kaip būtent jie turi elgtis, išaiškinama, jog jie niekada neturi teisės kreiptis į dalyvius, išskyrus tos atvejus, jei dalyviai patys kažko paklausia. Su jais draudžiama kalbėtis, jie taip pat negali žiūrėti jiems tiesiai į akis. Jie privalo pasitikti juos tik tai iš dešinės pusės, jei esi dešiniarankis, arba jei esi kairiarankis, tai iš kairės. Negalima ilgai juos žiūrėti. Ir savaime suprantama, jokia konferencijos metu pasakyti informacija negali būti viešinama jokiamis aplinkybėmis. Jiems prigrasinama, jog jie niekada nesusiras jokio darbo jokiame sektoriuje iki pat gyvenimo pabaigos, jie išduos bent trupinėlį informacijos žiniasklaidai.
Richardas Holbrookas. Ambasadorius Holbrookas tikėjosi, kad maždaug valstiečiai jo neatpažins, jei tas nuspręstų laisvai pasivaikščioti apie Brook Streetų viešbutį. Holbrookas tikeno, kai aš suškau, juk mes nesame jų vergai. Holbrookai, mes nesame tavo vergai, Holbrookai. Mes nesame tavo vergai. Holbrookai, mes jums nepriklausom, mes ne jūsų nuosavybė. Grįžkite ant šaligatvio. Mes laisva žmonija. Bėga bailys. Jiems tai labai patinka, jiems tai tikrai patinka. Gerai, pavažinėkim po apylinkės. Ei, hebrytė, kaip sekasi? Čia yra keli apsaugos ratai. Amerikos delegacija faktiškai kiekvieno susitikimo metu yra saugoma CŽV kartu su specialių JAV karinių padaliniu. Britų delegacija saugo Mi-6, izraeliečių saugo Mossad. Otavos policija šiuo metu suteikianti papildomą apsaugą turi labai mažai, faktiškai neturi jokios informacijos apie tai, kas tai per susitikimas. Jie neturi nei žalio supratimo apie tai, kas yra tie Bilderbergeriai. Paskui yra privati elito firma, kuri saugo perimetrą ir daro visus purvinus darbelius, tokius kaip fotografų varymas lauk, įkyrėjimas protestuojantiems žmonėms, tai čia yra menkniekis. O visas sunkus darbas atliekamas tokių tarnybų kaip CŽV ir Mi-6. Prieš kelis metus mano kojas buvo kiek stipresnis negu dabar ir kartą tamsos metu aš perlipau per tvorą, norėdamas priartėti. Ir kai farai pastebėjo ir pradėjo šaukti ir rodyti į mane, tai ėmiau bėgti tokiu greičiu, kad pats iš savęs nesitikėjau. Keli šūviai buvo iššauti, tačiau kulkos praskriejo labai aukštai. Jie tiesiog bandė mane išgąsdinti. Jie neketino manęs nužudyti, nes jie juk moka šaudyti taikliai, o tada, kai šovė, tai buvo kokie 7 metrai virš mano galvos. Bilderbergerių grupę įkūrė Davidas Rockefelleris kartu su Rothschildais Britanijoje ir Europoje. Visos galios vis dar jų rankose. Baronas Evelyn de Rothschildas, vyras susitikimuose dalyvavęs daugelį metų. Rothschildai ir dabar yra atstovaujami, jūs juos pamatysite dalyvausiančių sąraše. Kažkas atstovauja Rothschildų grupę. Jie yra pagrindinė Bilderbergerių jėga. Olandijos bendrovės Shell dalis turto priklauso karalieniai. Ir žinoma, Rockefelleriai visuomet turėjo savo naftos interesus, iš kurios jų imperija ir susikrovė didžiulius turtus. Jimas ką tik gavo oficialų Bilderbergerių dalyvių sąrašą iš savo agento Bilderbergerių viduje. Pažiūrėsime jį. Džimai, jūs gavote sąrašą? Taip. Ir mes matėme Wolfovičių, nes jo nėra šiame sąraše. Ne, bet mes neabejotinai atpažinome Wolfensoną. Štai jis sąraše. Taip, štai Wolfensonas. Jamesas Wolfensonas. Jo. Bet ar nebūna, kad visą laiką yra žmonių, kurie nebūna sąraše? Yra beveik kiekvieną kartą mes identifikuojame apie 3 žmonės, kurių nebūna sąraše. Dabar, manau, žmonėm yra sunkiausiai suprasti, kaip 6 milijardų populiacija gali valdyti tokia maža grupelė žmonių, susidedanti vos iš apytiksliai 125 vyrų ir keletų moterų. Iš tikrųjų yra žymiai lengviau, nei jūs manote. Šie žmonės dirba pagal taip vadinamą sisteminę metodologiją. Tarkim, kad žemė yra obuolių pyragas, kurį supjaustate į mažus gabaliukus ir paduodate kiekvieną iš jų savo išrinktiesiems patikėtiniams. Ir tuomet galėdamas kontroliuoti tuos individus, jūs sugebate kontroliuoti visą organizaciją. Pavyzdžiui, paimkim Polą Wolfovičių, kuris kontroliuoja Pasaulio banką. Per jį jūs galite kontroliuoti visą organizaciją. Jums nereikia galvoti apie tai, ką daro, ar ką galvoja, ar kuo tiki kokia nors indų plovėja, ar tualetų valytojas. Jums nereikia kontroliuoti Wolfovičių ir jo įsitikinimus. O vėliau, ką darys Wolfovičius, tai praskverbsi visą organizaciją. Tokiu būdu, turėdamas labai mažą galios bazę, gali valdyti visą 6 milijardų žmonių populiaciją.
Bilderbergeriai smarkiai progresuoja ties pasaulinės valdžios įgyvendinimu. Jie sugebėjo sukurti supervalstybę Europoje ir pavadino ją Europos Sąjungą. Jie ketina sukurti vakarų hemisferos sąjungą, kurią ruošiasi pavadinti Šiaurės Amerikos sąjungą. Tuomet, kai nafta paplis po visas šalis toje hemisferoje, ji bus transformuota į Amerikos sąjungą. Ir tik apmokyta bei informuota visuomenė gali juos sustabdyti. Mes nukeliavome į Otavos centrą ir paklausinėjom žmonių, ar jie žino, kad jų mieste vyksta elito susitikimas. Sveiki vyručiai, tik sekundėlę jūsų dėmesio. Aš tik norėjau pasakyti, kad čia Kanadoje ką tik susitiko tam tikrą grupę žmonių ir jie bando sunaikinti jūsų suverenitetą, suvienijant jūsų Jungtinėm valstijom ir Meksiką. Tai ne juokai, aš rimtai. Ir jūsų žinios jums nesiruošia apie tai pasakoti. Todėl aš jums tiesiog tai sakau, nes noriu, kad jūs apie tai žinotumėte. Pasak jų, jie yra šio pasaulio valdovai. Jie priima sprendimus už mūsų, mes tiesiog jiems paklūstame. Pone, ar jūs girdėjote apie Bilderbergerių susitikimą šiame mieste? 120 įtakingiausių elito individų? Ne? Ei, ar jūs žinote, kad elitas ką tik susitiko šiame mieste? Ar girdėjote apie tai? 120 kriminalinių bosų. Niekas iš jūsų negirdėjo apie Bilderbergerių grupę? Jie susitiko ką tik. Mieste tik apie 10% žmonių yra girdėję apie naujos pasaulinės tvarkos planą. Tik arčiau prie parlamento beveik pusė apklaustųjų buvo apie tai girdėję. Pone, ką pasakysite apie Šiaurės Amerikos sąjungą? Noriu pasakyti, kad tai yra pavojus, mes to nenorime, bet taip atsitiks. Kodėl jums taip atrodo? Na, kadangi Bilderbergeriai valdo pasaulį. Taip pat yra 3 šalių komisija, kuri yra Bilderbergerių dalis, ir ji yra JAV, Europoje ir Azijoje. Bet visą tai jau yra žinoma. Niekas nenori tikėti, kad šie sąmokslai iš tiesų egzistuoja, kad pasauliniai lyderiai būna jau iš anksto išrinkti dar net neįvykus rinkimams. Jau žinoma, kad Bernardas Lordas yra to išorinio apskritimo dalis. Aš nustebau, kuomet perskaičiau, jog Kanados ministras pirmininkas Harperis dalyvavo grupės susitikime 2003-aisiais, nes maniau, jog niekas negalėtų patekti į politiką prieš tai netapęs Bilderbergerių grupės narių. O vėliau išaiškėjo, kad būtent taip ir yra. Na taip, Bilas Clintonas buvo ten 91-aisiais, Džordžas Bušas vyresnysis dalyvavo 85-aisiais ir Tonis Blairas taip pat. Mes dar galvojame, kad mes kažką renkame, kuomet išties lyderiai jau būna seniai išrinkti be mūsų. Ir nesvarbu, ar liberalai ir konservatoriai, vis tiek jie yra grupės dalis. Kitaip tariant, jie valdo visus žirgus tos lenktynėse. Taip, tai jų arkliukai ir aš tą suprantu. Pavyzdžiui, Jungtinės valstijos. Tai iš esmės vienos partijos sistema su 2 frakcijom, nors jums atrodo, kad yra 2 partijos. Taip, taip ir yra. Tai kaip Bilo Clintono atostogos su Bušais, kurie jį vadina savo sūnumi. Iš tikrųjų, jie ir organizavo visą tai 92-aisiais. Visą tai yra spektaklis. Jie juk neleis milijardams dolerių išslysti iš jų rankų. Bet geros naujienos tos, jog žmonės atsibunda. Kai skaitome žmonės istoriją, kai jie mokomės, visą, ką mes matome, yra nuolatinis elito bandymas dominuoti, gudravimas, peilių dūrimas iš nugaros. Bet kažkaip per pastarosius 50 metų jiems pavyko įtikinti vakariečius, kad valdžia yra gera ir kad nepadarys nieko blogo. Atseit pasitikėk jais. Kaip tai nutiko? Lengva vesti avis. Žmonės tiesiog seka piemeniu už paskos. Jie nenori tikėti blogais dalykais, jokiais būdais. Mes tik sekame kartu su dauguma. Žmonėms taip yra lengviau gyventi. Ką galvojate apie Kanados suvereniteto praradimą? Aš norėčiau, kad ši šalis liktų tokia, kokia yra, taip pat kaip ir Jungtinės valstijos. Grįžtam į Austiną, Teksaso Kapitolijų. Visuomenė buvo visiškai neinformuota apie artėjantį pavojų. Ar girdėjote apie Šiaurės Amerikos sąjungą? Tiesą pasakius, ne, aš nežiūriu televizijos. Ne, negirdėjau. Įdomu, aš nieko apie tai nežinojau. Ne, nežinau apie ką jūs. Nemanau, kad įvyks 3 tautų sujungimas. Ne, negirdėjau. Ne. Ne, nežinau, kad tai vyksta. Taip, girdėjau. O, jūs girdėjote apie tai? Taip, ne. Net po tokio didelio suvažiavimo šiandien jūs apie tai nieko negirdėjot? Ne, negirdėjau. Ar girdėjote apie Europos Sąjungą? Aišku, girdėjau. Ar girdėjote apie Europos Sąjungą? O taip, žinoma. Ar girdėjote apie Europos Sąjungą? Girdėjau apie tai. Ar žinote apie Europos Sąjungą? Ne. Europa, 15 narių grupė. Ką?
15 tautų susijungimo 2000-aisiais. Koks skirtumas? Daugiau nei 50 metų Bilderbergerių grupė konstravo Europos Sąjungą prisidengiant prekybiniais susitarimais. Dabar elitas naudoja tokią pat slaptą programą, kad sukurtų Šiaurės Amerikos sąjungą. Bet šįsyk supervalstybės sukūrimas vykdomas ypač greitai. Tarptautiniai susitarimai, tokie kaip NAFTA, GATT ar APEC, tai yra kertiniai akmenys formuojant Šiaurės Amerikos sąjungą. Šiaurės Amerikos sąjunga oficialiai gimė Bayloro universitete Vake, Teksase 2005 kovo 23. JAV, Meksikos ir Kanados lyderiai žiniasklaidai teigia, jog jie susitiko tik tam, kad aptartų prekybinius ryšius. Po kiek laiko išaiškėjo, jog vietoj atviro 3 valstybių vadovų susitikimų saugumo ir klestėjimo klausimams aptarti, ten įvykus slaptas posėdis. 3 vyriausybės atsisakė žiniasklaidai paviešinti susitarimų detalės. Bet 2006 rugsėjį jų išdavikiški kėslai buvo išaiškinti ir ši žinia nuskambėjo plačiai. Nuo rugsėjo 12 iki 14 dienos Banfe, Kanadoje, vyko JAV, Meksikos ir Kanados išrinktų ir paskirtų vyriausybės lyderių slaptas susitikimas. Paskutinę konferencijos dieną vienas iš dalyvių nutekino informaciją apie projektuojamą Šiaurės Amerikos sąjungą. Kanadoje ši žinia nuskambėjo per pirmus laikraščių puslapius. Teisinės priežiūros komisija, remiantis informacijos laisvės aktų, pareikalavo pilnų slaptų susitikimų darbotvarkės atskleidimo. Dauguma federalinių agentūrų atsisakė cituoti nacionalinį saugumą. Tačiau vėliau teisinės priežiūros komisijai pagaliau pavyko gauti tūkstančius dokumento puslapių. Dokumentai su užrašais išslaptinti yra šešėlinės valdžios projektai, realizuojami per biurokratinius vykdomuosius įsakymus. Puslapiuose aprašoma jau funkcionuojanti Šiaurės Amerikos sąjunga. Transportavimas, įstatymų priežiūra, žemės ūkis, reguliavimai, bankininkystė, gamyba, statyba, mokslas, migracija ir net kariuomenės suvienimas be žmonių ar jų išrinktųjų kongreso ar parlamento atstovų atsiklausimo. Vienoje pirmųjų antraščių jų darbotvarkėje buvo akcentuojamas citata "slaptas plano įgyvendinimas". Taip pat buvo aptarinėjamas visuomenės bauginimas klimato kaita, kad įvesti kontinentinius mokesčius naujos vyriausybės subsidavimui. Globalistų instrumentas, vis dažniau pasaulinėje arenoje pasirodantis Robertas Pastoras, yra Šiaurės Amerikos apjungimo kuratorius. Vienos kalbos metu kongrese jis pasiūlė kontinentinio perimetro saugumo idėją, kuri panaikintų valstybių sienas ir sujungtų jų saugumo aparatą. Geriausias būdas apsaugoti Jungtinės valstijas yra ne ties Meksikos ir Kanados sienomis, bet vientisų Šiaurės Amerikos sienos apsauga. Faktiškai Šiaurės Amerikos vadovybė įsikūrusi Kolorado Springse, Kolorado valstijoje, jau visai atvirai surengė susitikimą Kanadoje. Per pastarąjį dešimtmetį Pentagonas rengė pratybas kartu su Meksikos ir Kanados kariniam pajėgom ir atvirai svarstė jų galimą panaudojimą Jungtinėse valstijose stichinių nelaimių metu ar vidinių neramumų numalšinimui. Šiuo metu JAV jau yra virš 100 000 ne JAV piliečių tarnaujančių JAV ginkluotose pajėgose. Dabar Pentagonas plečia karinio verbavimo centrus Meksikoje, Filipinuose ir Rytų Europoje. Didmiesčių policijos departamentuose visoje šalyje šiuo metu bandoma prastumti įstatymus, kurie leistų priimti į policiją asmenys neturinčius JAV pilietybės. Šiandieną mes stebime raudonosios aušros scenarijų sulėtintame režime. Tironai per visą istoriją naudoja svetimšalių savo šalies gyventojų engimų procesuose. Kai slapti planai netikėtai paviešėjo, 3 vyriausybės ėmėsi atsarginio situacijos gelbėjimo plano. Saugumo ir klestėjimo partnerystė greitai surengė spektaklį, valstybių vadovų susitikimą Otavoje, Kanadoje, kuris įvyko 2007 vasario mėnesį. Vienintelis būdas, kuriuo galime pasiekti mūsų žmonių saugumą ir gerovę, yra bendradarbiavimas. Juk mes visi užimame bendrą teritoriją – Šiaurės Ameriką. Užsienio reikalų ministrai taipogi turėjo galimybę pasitarti apie bendradarbiavimą šiame regione ir be abejo visame pasaulyje. Protestuotojai, kurie nenorėjo atsisveikinti su savo šalimis ir laisvėmis, nebuvo toleruojami. Tai nedemokratinis procesas. Saugumo ir klestėjimo partnerystė sukurta parlamentinių debatų užbaigimui. Globalistų publikacijose buvo juntamas nusivylimas žmonių nenoriu patikėti jų naujausių triukų.
Kai tik pagreitės Europos bei Amerikos sąjungų integracija, tuomet supervalstybės susijungs savaime. 2007 balandžio 30 dieną Baltuosiuose rūmuose įvyko viršūnių susitikimas. Saugumo ir klestėjimo partnerystės slaptumas visuomenėje sukėlė neramumus ir šį kartą prezidentas Bušas, Vokietijos kanclerė Merkel ir ES komisijos prezidentas Barosas moskavo išdavystę tiesiog akivaizdžiai meluojant. Esu labai dėkingas kancleriai ir Džosui už transatlantinės ekonominės integracijos planą. Tam mes turime vystyti bendrą rinką, bendrus standartus. Taigi, tai yra labai svarbus susitarimas, kuris suteiks galimybę suformuoti ilgalaikę transatlantinę ekonominę organizaciją su tarybos nariais iš abiejų Atlanto pusių, kad bendrom pastangom galima būtų gilintis į iškilusias problemas ir imtis konkrečių jų sprendimo priemonių ir dėka to judėsime į priekį. BBC pranešė, kad JAF ir ES susitarė dėl vientisos ekonominės rinkos. Tokiu būdu, anonsuodami naujos ekonominės rinkos sukūrimą, jie pakartoja tai, kas jau buvo įvykdyta Amerikoje ir ES tik stambesnių planų. Pagal šį susitarimą abidvi bloko narės bandys įnirtingai įvykdyti reguliavimų susiliejimą daugiau nei 35 sferose, pradedant finansinę sferą, intelektualinės nuosavybės, karinę, švietimo, įmonių suvienimų, aukcionų ir kitose. Jie taipogi susitarė bendrai prastumti pasaulinius anglies dvideginio mokesčius. Tenka pripažinti, jog mes turime problemų su šiltnamio efektu. Mes visi suprantam, jog tai globalinė problema ir tai rimta problema. Susitarėme, jog turi būti nustatyti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų limitai. Reikia aptarti, kokiu būdu galėtume apmokestinti CO2 ir kaip tai perkelti į atitinkamą rinkos ekonomikos schemą. Mes nutarėme steigti aukšto lygio grupę forumą. Šios ES JAF išvados buvo perkeltos į G8, kur vyks debatai kartu su kitom vidutiniam šalimis, tokiom kaip Kinija, Pietų Afrika, Brazilija, Indija ir kitos. Globalios problemos globalus sprendimas. Jei Bilderbergeriams pavyks, Amerika žlugs. Visos šalys aukos praras savo suverenitetą. Bilderberg tai ne vienas žmogus, tai ne idėja, tai idealas. Labai galinga kartu dirbančių žmonių grupė, kurie siekia maksimalios ir absoliučios valdžios per viso pasaulio valstybės struktūrų naikinimą. Nesvarbu, kiek galinga yra šalis. Štai ką daro tie žmonės. Afrikos sąjunga iškilo iš Afrikos ekonominės bendrijos įkurtos 80-aisiais. Afrikos sąjunga finansuoja tarptautinių organizacijų, vyriausybių ir korporacijų konsorciumus. Afrikos sąjungos armija yra naujos pasaulinės tvarkos įrankis skirtas Afrikai išnaudoti. Azijoje APEC bei ASEAN paskelbė planus sukurti Azijos sąjungą, susidedančią iš Azijos bei Ramiojo vandenyno tautų, kur bendras žmonių skaičius sudarytų 3 milijardus. APEC taps Azijos ir Ramiojo vandenyno sąjunga, o pasaulis bus padalintas į 3 didelius regionus pasaulinės valdžios administracinio patogumo dėliai. Jungtinės tautos būtent ir bus ta valdžia. Sąjungos vienu metu ir formuojasi individualiai ir tuo pat metu jos sujungiamos, kad sudarytų pirmą planetarinę valdžią. Jie bando sunaikinti šioje planetoje bet kurią naciją, kuri skatina progresą, kadangi iš esmės jie valdo žemę ir jiem nereikia progreso, nes jie patys nori viską kontroliuoti. Paimkim pavyzdžiui įtakingiausius Londono žmonės, kurie yra miesto tarybos nariai, 300 komitetą, kuris priklauso Bilderbergeriams, Britų karališkos šeimos narius, Gelfešai, Venecijos ir Genujos juodoji aristokratija. Visi šie žmonės yra žemvaldžiai. Nauja pasaulinė tvarka yra senas pasaulis. Turiu omeny, kad tik vardai bei išvaizda pasikeitė. Tačiau koncepcija liko ta pati. Idėja liko vis ta pati. Nustumti žmogų įspardant ir ant jo šaukiant, atgal viduramžius į popramoninio amžiaus pasaulinę tvarką. Vienas iš labiausiai amerikiečių šokiravusių dalykų yra žinomas faktas apie jungtinių tautų globalųjį bioįvairovės įvertinimą, pasirodžiusi 95-aisiais, kuriame aiškiai pasakoma, jog tam, kad išsaugoti Žemės planetą, reikia sugrįžti prie feodalinės santvarkos. Ir tai yra aprašyta dokumentuose. Kad sukurti tokią šiuolaikišką feodalinę bendruomenę, globalistai diegia standartizuotą Šiaurės Amerikos sąjungą, ID korteles, kad galėtų sekti ir stebėti jų vergus keliausiančius po 3 Šiaurės Amerikos sąjungos regionus.
Remiantis masinių žmonių judėjimų, kurį sukėlė globalizacija. Nauja pasaulio tvarka greitai konstruoja fizinę Šiaurės Amerikos Sąjungos infrastruktūrą, modernių naftą greitkelių tinklą. Aš, Artūras Petersonas, buvęs pulkininkas, šiuo metu pensininkas. Šiandien matau tokius dalykus, kurie mano draugus žuvusius per Antrą pasaulinį karą priverstų apsiversti karstuose. Niekas nebūtų galėjęs įsivaizduoti, kad kada nors bus konfiskuojamas fermerių žemės ir rančos ir bus atimami jų namai, kad paskui tai būtų perduota užsienio kompanijai Ispanijoje, kurie valdo Donas Carltonas, gerai žinomas socialistas, ir kad vėliau jis 50 metų Teksaso žemėje rinks mokesčius. Pasiūlytas Trans-Teksaso koridorius yra super greitkelių ir geležinkelių pynė, besitęsianti 4000 km nuo Meksikos sienos, einanti per Teksasą į Oklahomą. Buvo pasirašytas susitarimas, kuris padarys Teksaso 121 greitkelį mokamų kelių. Ispanijos kompanija laimėjo greitkelių tiesimų konkursą ir tęsė 50 metų rinkti greitkelio naudojimo mokestį. Daugumoje atveju visi šie sandėriai su privačiom kompanijom buvo sutarti slapčiomis. Valstijų įstatymų leidėjai privertė sunerimti mokesčių mokėtojus užuodusius išdavystę. Kritikai tvirtina, jog tai kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Tai dar vienas Šiaurės Amerikos integravimo planas, kurį vykdo vyriausybė bei korporacinis elitas, be jokio kongreso ar rinkėjų pritarimo. Mes pakilome virš centrinio Teksaso, kad iš paukščių skrydžio aukščio pamatytume statomą Trans-Teksaso koridorių, kuris atliks Transnaftos super greitkelių sistemos širdies vaidmenį. Istorija kartojasi. Prieš 2000 metų visi keliai vedė į Romą. Roma sukonstravo ir prižiūrėjo daugiau nei 10 000 mylių kelio per visą savo imperiją. Keliai buvo naudojami romėnų karinės jėgos perkelimui, prekybos kontroliavimui bei valdomųjų tautų sujungimui. Roma taipogi rinko kelių mokesčius iš pavergtų tautų gyventojų, nuo pat Albijonų iki Judėjų, o vėliau naudojo surinktus pinigus kaip pagalbinę priemonę toms pačioms tautoms valdyti. Šiandieną supergreitkeliai yra galingas įrankis globalistų arsenale. Tai yra valstybių sienų ardymo instrumentas bei tautų sujungimų į didesnę konfederaciją priemonė. Užsienio vyriausybės bei korporacijos grobuoniškai išvagė infrastruktūrą per visą Šiaurės Ameriką, bet smarkiausiai grobstymas vykdomas Teksase. Teksasas tai fronto linija. Daugiau nei 13 000 km kelių kartu su žemės valdom buvo perduoti vyriausybės remiamam užsienio kompanijom. Užsienio kompanijos papirkinėjo įstatymų leidėjus per rinkiminių kompanijų finansavimą ir vėliau tiems užsieniečiams perduodamas pilnas kontroliavimas. Tokiu būdu valdžios galios neteisiškai perduodamos neišrinktom kvazi vyriausybiniam regioniniam valdybom, kurios apeina vietinę valdžią bei tautos valią. Kitas šios pasaulinės valdžios planas yra transportavimo valdymas, kuris vadinasi naftos supergreitkeliai, arba Teksase tai vadinama Trans-Teksaso koridoriumi. Per tai yra konfiskuojama 584 000 akrų žemės, kurios kontroliavimas atiteks Ispanijos kompanijai, kuri per ateinančius 50 metų rinks greitkelio naudojimo mokesčius Teksase ir beje nėra numatyta jokių mokesčių rinkliavos limitų. Daugiau nei 80 federalinių greitkelių buvo numatyta naudoti kaip tarptautinės arterijas. I-35 naftos koridorius prasideda giliai Meksikoje ir eina per centrinę JAV dalį, užsibaigdamas Kanados viduryje. Iš Azijos parplukdyti konteineriai iškraunami Meksikos vakarinėje pakrantėje, toliau keliauja muitais neapmokestinamų geležinkelių į naująjį Kanzaso miestų vidaus uostą, kuris nepaisant to, jog yra pačiam JAV centre, nuo šiol skaitysis Meksikos nuosavybė. Pagal tarptautinius susitarimus dominuojančios užsienio kompanijos dabar pradeda apmokestinti jau prieš tai pastatytus ir jau apmokėtus kelius. Federaliniai valstijų ir korporacijų dokumentai rodo, jog vėliau naujai surinkti mokesčiai bus panaudoti ne JAV ar Kanados, bet Meksikos transportavimo infrastruktūros vystymą.
kad užjūriai pagaminti produkciją galėtų per Meksiką judėti dar greičiau. Gautos pajamos bus taipogi skiriamos besiplunksnuojančiai Šiaurės Amerikos sąjungai bei jos biurokratinio aparato finansavimui. Apibendrinant, galima pasakyti, jog mūsų pinigai naudojami mūsų pačių pavergimui. Visų pirma, jie pateikė pasiūlymą sukurti Šiaurės Amerikos tribunolą, kuris būtų panašus į tai, ką mes turime 11 naftos susitarimų skirsnėje, o tai yra tarptautinės teisės koziris. Jungtinių valstijų aukščiausias teismas ir konstitucija gali potencialiai tapti neveiksmingais ir mes turėsime Šiaurės Amerikos prekybos įstatymus, kurie užgožtų tai, ką turėjome Jungtinėse valstijose. Taipogi yra įdomu tai, jog nafta būstinė randasi Meksikoje ir tuo pat metu reguliuoja JAV prekybą bei sugeba apeiti JAV kongresą. Bet toks jausmas, kad niekam tas nerūpė. Labai tikėtinai ir matomai neišvengiamai mūsų teisė turėti ginklus bus svarstoma Šiaurės Amerikos sąjungos teisme. Tai tiesiog pavyzdys visko, kas vyksta ir kas buvo pasiūlyta. Mes norime išsaugoti savo teismų su prisiekusiais sistemą. Mes norime saugoti teisę turėti ir nešiotis ginklus. Mes norime sistemos, kurie yra aukščiausiasis teismas, o ne sistemos, kurie yra tribunolas, kuris yra virš aukščiausiojo teismo. 2005 metais Ispanijos kompanija Cintra pasirašė slaptą susitarimą su Teksaso transportavimo departamentu dėl kelių mokesčių rinkimų jau esamuose bei naujai tiesiamuose keliuose, kuriuos jau ir taip apmokėjo mokesčių mokėtojai. Norit tikėkit, norit ne, bet Teksase gyvena žmonių, kurie nei nežino, kas yra Trans-Teksaso koridorius. Jis teisus. TTC 69 mes vis dar vedame aplinkosaugos posėdžius, kurie prasidės šį pavasarį mano valstijos regione. Ir yra žmonių, kurie neturi žalio supratimo apie tai, kas jų laukia. Rinkėjų neišrinktos valstijų agentūros XDOT teigimu apie susitarimą su užsienio kompanija nežinojo net Teksaso įstatymų leidėjai. Kai tik paaiškėjo ši žinia, visoje valstijų spaudoje buvo kalbama, jog politikoje lėks galvos. Citra greitai sureagavo ir atsakydama į tai iš savo Australijos filialų lėšų papirko visus JAV laikraščius, kurie kritikavo Trans-Teksaso koridorių arba kalbėjo apie kelių mokesčių planą. 40 ar 50 laikraščių papirkimas yra niekis palyginus su laukiamu pelnu. Vien tik pirmos fazės metu valstijų kelio mokestis žada atnešti $200 milijardų pelną per pirmosius 15 metų. O Teksasas tai yra mažytė dalelė jų globalinėje panoramoje. Besijungiančios užsienio kompanijos atkakliai konsoliduoja viešųjų finansų infrastruktūrą visame pasaulyje. Ir tie patys suinteresuoti sluoksniai iškelia pasaulinę valdžią, kuri veikia pagal jų taisyklės. Taigi kokia korporacinės korupcijos stebuklų šalis, kurioje valdžia veikia lyg siurblys, perpompuojantis visus viduriniosios klasės turtus ir resursus į užjūrio bankų sąskaitas, palikdamas po savęs kultūrinę bei ekonominę tuštumą su lengvai valdomais vergais. Visa Šiaurės Amerikos laisvo prekybinio susitarimo esmė glūdi ne prekyboje. Tame slypi noras kontroliuoti, noras valdyti žmonės. GATT tai dar blogiau, žmonių kontroliavimas. Čia nėra kalbos apie prekybą. Tai prekybos subsidavimas iš mokesčių mokėtojų pinigų. Visa tai prasidėjo čia. Ir norint išsaugoti šią šalį, mes turime sustabdyti šį sumanimą. Taip. Jei mes visą tai sustabdysime čia, Teksase, tai čia pat sustabdysime ir naują pasaulinę tvarką. Apklausos rodo, kad daugiau nei 90% žmonių yra prieš naftos greitkelių sistemą ir jos mokesčius. Kuomet žmonės suprato, koks tai pavojus, jie gerokai supyko ir ėmėsi atitinkamų veiksmų. Aš suprantu, kad čia rančą mums kažkada padovanojo Ispanija, bet man nepatinka, kad dabar Ispanija jie nori iš manęs atsiimti. Siūlomo greitkelio priešininkai šiandieną surengė didelį protestą. Ne TTC. Ne TTC. Ne TTC. Ne TTC. Velniop Amerikos sąjunga. Dauguma Teksaso apygardų balsavo prieš planuojamą Šiaurės Amerikos sąjungą bei reikalavo sustabdyti jos infrastruktūros kūrimą. Ir po galais mes jau žinome apie įstatymą priimtą neįgaliame Jungtinių valstijų kongrese, kur faktiškai niekas neatsistojo ir nepasakė ne. Jie jau priėmė įstatymą, kuris numato čipų integravimą į visus vairuotojų pažymėjimus. Ir žinot, ką aš jums pasakysiu, aš nesiruošiu turėti vairuotojų pažymėjimų su jokiais čipais, kad paskui mane didysis brolis galėtų visur sekti, kur aš važiuoju ir stebėti, ką aš darau.
Ne po velnių, ne visam tam šlamštui. Mes žmonės esame šios žemės savininkai. Mums žmonėms priklauso šie augantis medžiai. Mes žmonės esame šio gražiojo Teksaso savininkai. Ir mes neleisime grupiai plėšikų magnatų atimti iš mūsų šio nuostabiojo Teksaso. Po velnių, ne. Ačiū. Ne, ne, ne. RFID sekimo čipai integruoti valstybinės inspekcijos lipdukus ir muitų žymes jau yra naudojami žmonių sekimui. Nauja sistema taip pat turėtų kontroliuoti augimo bei valdymo tobulinimą, arba taip vadinamą protingą augimą. Protingas augimas yra ne kas kita, kaip mėginimas kontroliuoti miestus. Tai mėginimas paversti Ameriką laukiniais vakarais. Biologinės įvairovės konvencija tai yra žmonių kontroliavimo arba valdymo priemonė. Valstijos sujungiantis greitkeliai visoje Amerikoje blokuoja įvažiavimus į nedidelius miestelius bei kaimo vietovės. Tokiu būdu sąmoningai sukūrimi miestai vaiduokliai. Naftos greitkelių sistemoje ši tendencija dar aštresnė. Tokiu būdu bandoma vėl paversti laukiniais kraštais daugiau nei pusę Amerikos. Visi šie dalykai sukurti dar stipresniam kontroliavimui, kur valdys ne laisvi individai ir ne nacijos suverenitetas, bet biurokratinis aparatas. Mane į visą šią diskusiją įvėlė tas faktas, kad tuo metu, kai 1980–1990 metais atlikinėjau šį milijonus kainavusį tyrimą, sužinojau apie planus blokavimo pagalbų paversti faktiškai pusę Amerikos į dykumos koridorius bei rezervatus. Tai buvo pavadinta laukinių žemių projektu ir tai taipogi buvo Jungtinių tautų biologinės įvairovės konvencijos kertinis akmuo. Studijavimo metu, po kurio laiko pradėjau suprasti, jog tai nėra mėginimas apsaugoti aplinką, bet mėginimas kontroliuoti mane ir jūs. Jie suskaldė Jungtinės valstijas į mažus fragmentus, kuriuose nukerta kelius, tokiu būdu izoliuotos ištisos bendruomenės yra pasmerktos išnykti. Federalinė greitkelių sistema suprojektavo Pentagono karo strategai 1950 metais, kad Jungtinių valstijų invazijos atveju galima būtų žaibiškai greitai dislokuoti sausumos pajėgas. Nekonstitucinė karinė vadovybė Northern Command šiuo metu naudoja greitkelių sistemą kaip jėgos projektavimo matricą, skirtą žmonėms suvaldyti per visas Jungtinės valstijas. Per federalų finansuojamus ypatingos padėties valdymo centrus, miestų bei apygardų valdžia slaptai tapo federalizuota visoje šalyje. Kiekvieno miesto stebėjimų kamerų sistemų diegimui yra skiriami milijardai dolerių. Yra stebimas kiekvienas miestas ar kaimelis, nesvarbu koks mažas ar kaip toli jisai yra. Automobilinius numerius nuskaitanti programinį įrangą gali sekti bet kur ir bet kada važiuojančius amerikiečius. Naujos sistemos sugeba nuskanuoti veidus, skaityti lūpų kalbą bei analizuoti eiseną. Remiantis išdavikiškų karinių įgaliojimų aktų, Amerikos piliečiai nuo šiol gali būti slapta sulaikomi, iš jų gali būti atimta pilietybė ir jie netgi gali būti nugabenti į slaptas kankinimo stovyklas ir ten slapta nužudyti. Pagal patriotinių akto 802 skirsnį, bet koks nusižengimas dabar gali būti traktuojamas kaip terorizmas. Federalinės policijos pajėgos pavadinimu Viper atsitiktinai sulaiko amerikiečius bei reikalauja parodyti asmens dokumentus. Piliečius tikrina kur tik nori. Majamio šaligatviuose, Niujorko metro, Teksaso ar Hjustono gatvėse. Jos tikrina sunkiai ginkluotė sukarintos policijos gangsteriai. Niujorkas 2006 metų rugsėjo mėnesis. Kur mašina mes turime? Ei, vyrai, ateikite čia. Ei, gal gali patraukti nuo mūsų tą kamerą? Ei, ar girdė? Jungtinių valstijų pirmoji įstatymų pataisa. Ar patrauksite kamerą? Sakau, patraukti kamerą nuo mano veido. Ne, jūs esate Niujorko gatvėje. Ką čia bandai pasakyti? Aš sakau, patrauk kamerą nuo mano veido. Ar girdė? Ne, tai laisva šalis. Traukti prakeikti kamerą nuo mano veido. Tai laisva šalis. Čia tau ne nacistinė Vokietija. Beje, kamera toli nuo tavo veido. Ei, važiuok į Rusiją, gerai? Seržantė. Mes galime turėti kameras gatvėse. Ei, ar tu girdi, patrauk kamerą nuo mano veido. Jūsų vaikinas keikėsi ant mūsų. Patrauk kamerą. Ji niekada nebuvo prie tavo veido. Dar seniai prieš rugsėjo 11 Pentagonas grubiai pažeidinėjo federalinius įstatymus, draudžiančius kariuomeniai reiduoti bei kontroliuoti Amerikos piliečius. Per visą Ameriką ginkluotų pajėgų grupės gali tiesiog atsirasti iš niekur ir laisvai tikrinti mašinas bei praeivius.
Su dideliu pasitikėjimu armija tikrino žmonių krepšį Super taurės varžybos metu 2006 metais bei kitų didelių renginių metu. Tuomet prezidentas Bušas pasirašė gynybinių įgaliojimų aktą, kuris dar labiau padidino jau ir taip išpampusios šešėlinės vyriausybės finansavimą. Šiame akte vykdomoji valdžia formaliai anonsavo, jog vyksta pasiruošimas šalies maištams ir kad bus vykdomas prevencinis valstijų gubernatorių ir įstatymų leidėjų galių apribojimas. Tokiu būdu federalinė vyriausybė atvirai paskelbė, kad tik ji yra vienintelė valdžia, traktuojanti žmonės bei valstijas kaip savo priešus. Vėliau 2007 metų gegužės 9 dieną prezidentas Bušas neteisėtai suteikė savo naujų įgaliojimų, kurie prezidentūrą oficialiai transformavo į dekretinę diktatūrą. Anksčiau valdžia buvo padalinta įstatymų leidžiamąją, teisminę ir vykdomąją valdžias. Bet dabar visos jėgos priklauso prezidentui. Nuo mažiausių sprendimų, cituojant tekstą iš šių pačių dokumentų, bet koks incidentas pasaulyje, nepriklausomai nuo jo geografinės padėties, įtakojantis populiaciją, infrastruktūrą, aplinką, ekonomiką ar valdžios funkcijas, prezidentui nusprendus, gali tapti totalinės karinės padėties paskelbimo priežastimi. Verta paminėti, jog prezidentas yra paprasčiausiai globalaus kriminalinio sindikato marionetė ir nebūtinai pasinaudos naujomis galiomis, bet tiesiog perduos jas ateinančiom marionetiniam administracijom. Приобретена эта победа. Не забывайте принесенных вами жертв. Turi išmokti žmonės mylėti jų lyderius. Tai yra svarbiausia. Kodėlgi mes nesimokome iš mūsų protėvių klaidų? Kodėl žmonija pakartotinai eina tuo pačiu kraujo praliejimo ir vergovės keliu? Grobuoniškas elitas nuolat racionalizavo savo priespaudą pasiteisindamas tvirtinimu, jog jie yra visigaliai ir turi teisę valdyti. Nors jie yra grupelė negailestingų psichopatų, kurie prisisiurbė prie žmonijos kaip parazitas prie užkrėstojo, kurį jis nusekina iki mirties. Per visą istoriją egzistavo tūkstančiai tironiškų valdžių ir tik mažiau nei 10 galima būtų pavadinti laisvom. Vien tik 20 amžiuje daugiau nei 150 milijonų žmonių buvo nužudyta valdžios rankomis. Rusijoje raudonasis teroras sunaikino daugiau nei 60 milijonų vyrų, moterų bei vaikų gyvybių. Hitlerio karas nusinešė 22 milijonus gyvybių. Mao Dzeduno laikotarpyje buvo nužudyta 60 milijonų fermerių ir sąrašas ties šiuo skaičiumi nesibaigė. 300 tūkstančių nekaltų piliečių buvo nužudyta Gvatemaloje. Kambodžos valdžia brutaliai nužudė daugiau nei 2 milijonų žmonių. Turkijoje nužudyta 1,5 milijono. Ugandoje 300 tūkstančių. Virš 800 tūkstančių su mečetėmis buvo išpjauta Ruandoje. Deja, yra žymiai daugiau pavyzdžių, kuomet nekaltas šeimas industriniu mastu eksterminuoja vietinė valdžia. Visų net neišeitų išvardinti. Tai yra istorinis faktas, jog pirmoje vietoje valstybė yra nenatūralių mirčių kaltininkė. Jei paimtume praeitam šimtmetį maniakiškos valdžios išžudytų 150 milijonų žmonių skaičių ir padalintume jį į 100 tūkstančių, kokio didumo yra didžiausias stadionas, tai prireiktų 1,5 tūkstančių klykiančių sirgalių stadionų, kad sutalpinti ten visas prarastas sielas. Tai 1,5 tūkstančių sporto stadionų, kur kiekvienas būtų prigrūstas 100 tūkstančių žmonių ir visi jie eksterminuoti. Kas galvojate, jog tai negali nutikti čia, ar kad tai nenutiks su jumis, jūs buvote perspėti.
Per 100 metų stebėtos pjautynės tai buvo viena iš paruošiamųjų naujosios pasaulinės tvarkos superplano fazių. 少有常识的人都会看出，如果我们的铁骑继续前进，这个螳臂挡车的歹徒难道能够阻挡得了吗？ Hitlerio ir Stalino nusikaltimai dabar tapo praeitimi, tačiau komunistinės Kinijos blogio sistema matomai galės sumušti esamus istorijų kankinimų rekordus. Masinės žudynės ir vergija pilnų tempų vyksta ir šiomis dienomis, ir tą pilnai palaiko ir sankcionuoja nauja pasaulio tvarka. 摄像机拍下的这个画面，同西方某些国家的宣传恰恰相反，正好说明了我们的军队。 Komunistinė Kinija globalistams tai yra jų laboratorija, tai jų bandymų laukas, kuriame 1,4 milijardo žmonių gyvena kaip laboratorinės žiurkės, kurios pasitarnauja kaip tyrimų subjektas, formuluojant drąsų naująjį pasaulį. JAF ir Britų pajėgos glaudžiai bendradarbiavo su Mao Dzedunu antrojo pasaulinio karo metu, o karo pabaigoje jie slapta padidinėjo Mao išstumant nacionalistą Chiang Kai-sheką. Tuo metu CŽV vėliau virtusi CŽV. Mao laikė stabilizavimosi faktoriumi. Billo Clintono mentorius ir Georgetown universiteto politinių mokslų profesorius Carol Quigley savo knygoje Tragedija ir viltis pasakoja, kaip anglo-amerikietiškos apskrito stalo grupės rėmė visokių rūšių autoritarizmą, tiek komunizmą, tiek fašizmą, kad galima būtų įtvirtinti centralizuotos valdžios dominavimą virš populiacijos bei ekonomikos. Elitą sudaro monopolistai. Jie siekia sukurti monopolijas ir ginklų valdyti žmonės. Naujos pasaulinės tvarkos lyderiai savo raštuose be perstojo gyrė korumpuotos komunistinės Kinijos modelį. 1973 rugpjūtyje Davidas Rockefelleris laikraščiui New York Times parašė straipsnį, kuriame atvirai gyrė ir remia Mao Dzeduno veiksmus, tokiu būdu išaukštindamas jų valdymo sistemą, kuri pagrįsta komandavimu. Kokia be būtų Kinijos revoliucijos kaina, ši šalis neabejotinai suformavo ne tik efektyvią bei atsidavusią administraciją, bet ir sukūrė aukštą moralę ir bendrus siekius. Socialinis eksperimentas Kinijoje vadovaujant Mao yra vienas iš svarbiausių ir sėkmingiausių visoje istorijoje. Davidas Rockefelleris, New York Times, 1973 rugpjūčio 10. Komunistinė Kinija yra planuojamos naujos pasaulinės tvarkos visuomenės modelis. Už vykdomą politiką jungtinės tautos Kinijai skiria daugiau apdovanojimų nei bet kuriai kitai tautai. Žiūrint planuotojų globalistų akimis, autoritarinė Kinija tai ateitis. Kinija adoptavo lobistinį vieno vaiko įstatymą iš eugenikų organizacijų konsorciumo, kurį sudaro planuojama tėvystė ir jungtinės tautos. Šeimoms susilaukusiom daugiau nei vieną vaiką gresia didelės baudos ir net kalėjimas. Kinijos priverstinio aborto praktika, pagimdžiusių kultūrinį troškimą turėti naujagimį berniuką, dabar veda Kiniją į gilėjančią krizę, kur vyrų jau yra 30 milijonų daugiau nei moterų. Kinijos policinė valstybė negailestingai susidaroja su bet kokia politinio nesusitaikymo forma. Pogrindžio bažnyčios, praktikuojantis Falun Gongą, maištaujantis fabrikų darbuotojai. Visi jie siunčiami į priverstinio darbo stovyklas. Jų kraujo ir organų duomenys yra suvedami į planuojamų transplantuoti organų katalogus. Vėliau Kinijos vyriausybė per aukcionus parduoda kalinių organus pasaulinėje donorų rinkoje. Jei turtingas pacientas nusprendžia atskristi į Kiniją, tai kalinys yra nužudomas ir tuomet jo organas yra transplantuojamas. Jei organus reikia skubiai eksportuoti, tuomet organai išimami mobiliame egzekucijos furgone pakeliui į oro uostą. Kinijos socialiniai inžinieriai atkakliai vykdo pagyvenusių bei neįgaliųjų žmonių eutanazijos praktiką. Kinija tiesiog vykdo globalistų pasaulinį planą. Ta pati visiško nužmoginimo sistema tyliai palaipsniui įvedama visame pasaulyje.
Depopulacija turi būti aukščiausias užsienio politikos prioritetas trečio pasaulio šalių atžvilgiu. Henry Kissingeris, 1974. Šiomis dienomis iškilo naujos pasaulinės tvarkos būtinybė, bet skirtingose pasaulio vietose ji turės skirtingas charakteristikas. Deja, šiuo metu to nepavyks įgyvendinti. Tačiau man tai yra savotiškas eskizas ir kažkurią dieną po kažkiek metų, manau, atsiras sprendimas. Kaip atsiranda toks požiūris? Kodėl įgavęs visišką valdžią, elitas žudo didžiulės masės nesipriešinančių žmonių? Kokia yra psichopatinio elito ideologija? Nuo Platono laikų prieš 2400 metų valstybės planuotojai atvirai skelbė, jog nori kontroliuoti visus prastuomenės gyvenimo aspektus, pradedant populiacijos didinimu ir baigiant masinę nepageidaujamųjų eksterminaciją. Ši ūkanota fantazija pasiekė mus nukeliavusi tūkstančius metų. Eugenika tai mokslas apie socialinį kontroliavimą, kurio pritaikymus patobulina arba pablogina rasinės ateities kartų savybės, tiek fizinės, tiek intelektualinės. Seras Francis Galtonas. Elitui visuomet būdavo patrauklus mokslinis tironijos racionalumas, kadangi jis pasitarnaudavo kaip patogus pasiteisinimas, besielgiant su žmonėm kaip su gyvuliais. Robertas Tomas Malthusas išgarsėjo dėl savo pasakymų apie tai, jog masinis maisto krachas gali būti naudingas, nes tai padėtų atsikratyti nuo turtingųjų. Jo fiktyvus scenarijus vėliau buvo pavadintas maltizmo katastrofa. Iš jo idėjų gimė nauja mokslo sfera, kuri galėtų nulemti žmonijos vystymosi kryptį per ateinančius 200 su viršum metų. Čarlzas Darvinas, maltizmo katastrofos modelio gerbėjas, sukūrė evoliucijos teoriją, kurios pagrindinė mintis yra ta, kad išlieka stipriausiai. Padedant T.H. Huxley, kuris dėl smarkaus Darvino teorijų palaikymo buvo pramintas Darvino buldogu. Darvino teorijos išpopuliarėjo plačiame mokslininkų tarpe iš pradžių Anglijoje, o vėliau ir visame pasaulyje. Darvino pusbrolis Francis Galtonas yra eugenikos pradininkas. Įsiviešpatavus Darvino evoliucijos teorijai, jis įžvelgė galimybę patobulinti žmonių rasę pritaikant socialinius principus ir tai buvo išvystytas socialinis darvinizmas. Darvinas, Galtonas, Huxley bei Wedgwoodas buvo tiek pamišę dėl savo naujų socialinio dizaino teorijų, kad susitarė, jog nuo šiol jų šeimos dauginsis tik tai tarpusavyje. Jie klaidingai nuspėjo, kad vos per kelias kartas jų palikuonys taps tobulai žmonėmis. Kylantis pseudomokslas tai buvo bandymas susistematizuoti inbreedingą, kurį elitas jau ir taip populiariai praktikavo per tūkstančius metų. 4 šeimų eksperimentas jiems baigėsi tragedija. Vos po 2 kartų kraujomaišos, jų palikuonys 90% atvejų arba mirė gimdymo metu, arba turėjo rimtų fizinių arba protinių negalių. Pasaulio turtingųjų klasė ir ypatingai karališkos šeimos, kurios jau ir tai buvo apsėstos veislinio dauginimosi manija bei gruboniškai niekino žemesnėje klasė, dabar stvėrėsi naujojo mokslo ir energingai griebėsi gyvendinti jo tikslus. Biometrika skamba kaip naujas mokslas, bet iš tiesų jį suformavo Galtonas 1870-aisiais, tam, kad galėtų sekti rasių bruožus ir genetinę istoriją, bei vėliau nuspręsti, kam suteikti teisę turėti palikuonis. 1904-aisiais eugenikas Charlesas Davenportas, finansuojamas žymių magnatų Carnegio, Rockefellerio ir Harimono, Jungtinėse valstijose pradėjo vykdyti mokslinę tyrimo programą pavadinimu Cold Springs Harbor. 1907-ais Jungtinėse valstijose buvo priimti pirmi sterilizacijos įstatymai. Piliečiai net su nežymiais išsigimimais ar su žemais atestavimo rezultatais buvo per prievartą sterilizuoti. Tau 17, tiesa, Alisa? Taip, bet ką jūs padarėte su maniškiais? Mes stengiamės jiems padėti, Alisa, ir tau taip pat. Jie buvo išvežti į ligoninę šią popietę. Į ligoninę? Bet šį rytą jie visi buvo visiškai sveiki. Mūsų manimų buvo svarbu pateikti valstijų medicininiai komisijai ištirti jūsų šeimos atvejį. Ten buvo nuspręsta, jog jūsų visa šeima privalo būti sterilizuota. Kas tai? Aš nesuprantu, apie ką jūs kalbate. Na, mūsų valstijoje yra įstatymas, kuris tokioms šeimoms kaip jūsų numato operaciją, po kurios nebegalima turėti vaikų. Supratau.
Dabar mes išvešime tavo brolius į įstaigą, kuriais tinkamai pasirūpins, ir tu galėsi grįžti prie darbo. Aš pasirūpinsiu, kad tavęs neišmestų iš darbo dėl neatvykimo, bet aš nenoriu prarasti savo darbo, aš niekur neisiu. Dabar, Alise, ir tu vyksti į ligoninę. Tai jūs sakote, kad aš po to niekad negalėsiu turėti vaikų? Būtent. Aš sveika, sakau jums, aš nevažiuosiu į jokį ligoninę. Mes nenorime turėti jokių nemalonumų su tavim, jaunoji panelė. Jei tu atsisakysi eiti, pareigūnas bus priverstas tave nuvesti jėga. 1910 buvo įkurtas JAV eugenikos registracijos biuras. Iki to laiko Britai jau buvo spėję sudaryti pirmąjį socialinių darbuotojų tinklą. Jo specialiai parinkti agentai plėtė eugeninį rasės kultą, kuris ėmė progresyviai įsigalėti vakarų civilizacijoje. Socialiniai darbuotojai turėjo teisę nuspręsti, kokių šeimų vaikus jie gali atimti, kas bus sterilizuojamas ir kai kuriais atvejais, kas bus tyliai nužudomas. $1911 Rockefellerio šeima eksportavo eugeniką į Vokietiją, tenai subsiduojant Kaizerio Vilhelmo institutą, kuris vėliau tapo Trečiojo reicho centrinė kolona. 1912 tarptautinė eugenikų konferencijoje Londone eugenika tampa visuotiniu susižavėjimu ir tokiu būdu pasidaro ultrapopuliari. Futuristas ir mokslinės fantastikos bestsellerių autorius Herbertas Wellsas, studijuodamas žymiausių eugenikų dėstomą biologiją, vėliau platino naują įtikėjimą po visą pasaulį. 1916 Wellso mylimoji Margaret Sanger pradeda propaguoti eugeniką Jungtinėse valstijose. 1923 Sanger gauna didžiulę paramą iš Rockefellerių šeimos. Sanger rašė savo draugužiui eugenikui Clarence'ui Gamble'ui apie tai, jog būtina verbuoti juodaodžius lyderius, kad anie galėtų būti priedanga vykdant sterilizacijos programą nukreiptą prieš juodaodžių bendruomenę. 1924 Hitleris knygoje Mein Kampf rašo, kad Jungtinių valstijų eugenika yra jo įkvėpimas. Hitleris netgi parašė fanatišką laišką Amerikos eugenikui, gamtosaugininkui Madisonui Grantui, kuriame atvirauja, jog jo parašyta knyga apie rases didžiosios rasės kelias jam yra lyg Biblija. Jo dėka Hitleris sukūrė planą, kaip masiškai išnaikinti žydus, bei jo paties žodžiais žemesnio lygio rases ir išsigimėlius. 1927 eugenika tampa vyraujančia kryptimi. Taip vadinamas mokslas buvo atkakliai propaguojamas mokyklose, bažnyčiose ir valstybinėse įstaigose. Bažnyčios netgi rungėsi konkurse dėl didelio piniginio prizo, kuris buvo pažadėtas tam, kas geriausiai įpins eugeniką į savo pamokslus. Netrukus pagrindinės sektos įtikinėjo amerikiečius, kad Jėzus buvo už eugenikos principus. Tais pačiais metais JAV net 25 valstijos priėmė sterilizavimo įstatymus ir aukščiausiojo teismo nutarimų buvo pradėta vykdyti brutalios sterilizacijos politiką. Kuomet Hitleris 1933 atėjo į valdžią, tai vienas iš jo pirmųjų veiksmų buvo nacionalinių eugenikos įstatymų įtvirtinimas, sekant Jungtinėse valstijose priimtų įstatymų pavyzdžių. 1934 filmas Rytojaus vaikai eugenikos propagavimą perkelė į Jungtinių valstijų kino ekranus. Miss Mason byloje nematau jokių priežasčių, dėl ko ji turėtų būti sterilizuojama. Ji yra visiškai normali, ji labai darbšti ir užsitarnavo gerą reputaciją. Ar jūs žinote jos šeimos istoriją? Na taip, gerbiamas teisėjo, žinau. Šeimoje yra dar keli vaikai, teisingai sakau? Na taip. Kokia jų būsena? Vienas yra invalidas, kitiem dviem nustatė silpnaprotystę. Ar vyriausias sūnus nėra kalėjime? Na taip. Ir žinodami visą tai, jūs manote, kad ši mergina turėtų teisę pagimdyti dar daugiau panašių žmonių. Bet teisėjau, ji visiškai sveika, ji visai netokia kaip kiti. Aš tikiu, kad jai reikėtų suteikti galimybę nuspręsti pačiai. Prieštarauju, daktarė. Gerai, tarkime, ji normali, tačiau yra tikimybė, kad jos vaikai galės paveldėti šeimos ligas, juk tai tikėtina. Bet gerbiamas teisėjau, aš apgailestauju, daktarė. 3 apsigimusios kartos tai jau yra per daug. Teismo sprendimas neapskundžiamas. Iki 1936 Vokietija jau spėjo tapti pasaulinio eugenikos lyderė dėl efektyviai vykdomos 100 000 žmonių sterilizacijos bei eutanazijos. 3 žymiausi Amerikos eugenikai, Davenportas, Laufinas ir Goffas, Rockefellerių nurodymų buvo išsiųsti į Vokietiją, kurie konsultavo nacius projektuojant gerai suderintą eksterminavimo sistemą. Su ryžtinga Jungtinių valstijų ir Anglijos parama Vokietija netrukus peržengė ribą,
po kurios 10 milijonų žmonių turėjo sumokėti savo gyvybėmis. Pasibaigus karui, sąjungininkai apsaugojo nuo bausmės būtent tuos nacių mokslininkus, kurie iki mirties nukankino tūkstančių žmonių. Nacistinė eugenikos rūšis elitui sudarė keblumų, tačiau jie neketino nutraukti savo planų. Atvirkščiai, sąjungininkai tarpusavį netgi varžėsi dėl to, kam atiteks geriausi nacių eugenikai. Buvo nesvarbu, kad SS daktarai iki mirties nukankino 10 tūkstančių žmonių. Juos tiesiog paleido. Mirties angelas Josefas Mangelas ir jo bosas Otmaras von Verschueras nebuvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o von Verschueras netgi sėkmingai tęsė savo darbą Vokietijoje ir po karo. Eugenikai supyko, kuomet jų darbai tapo viešai žinomais. Jie nedelsiant ėmėsi maskuoti savo planus. Kas ketvirtį išleidžiamas žurnalas Eugenika buvo pervardintas socialinė biologija. Amerikos gimdymo reguliavimo lyga buvo pavadinta šeimos planavimu. Atsirado nauji terminai, tokie kaip transhumanizmas, populiacijos reguliavimas ir biobalansas. Rasinė higiena ir socialinį darvinizmą pakeitė pavadinimai aplinkosauga ir gamtosauga. Daugelis tuo metu eugenikų pradėjo užsiiminėti taip vadinamą kriptoeugeniką. Tikslingai nuslėpę savo eugeninius įsitikinimus pokario pasaulyje, jie tapo labai gerbiamais antropologais, biologais ir genetikais. Vėliau sąjungininkai slapta iš Vokietijos išsivežė tūkstančius nacių mokslininkų ir juos paskyrė vadovaujančias mokslinės pozicijas karinėme industrinėme komplekse, įskaitant biologinių ginklų bei raketų gamybos sritis. Abiemis steigėjas buvo 100% Hitlerio šalininkas. Thomas Watsonas tiekė nacių koncentracijos stovykloms savo perforinių kortų kompiuterius bei siuntė tenais dirbti IBM technikus. Tatuiruotės ant konclagerio aukų buvo žmonių identifikaciniai numeriai, kurie buvo įvedami į kompiuterius. Panašias sistemas IBM buvo naudojusi jau nuo 1928 metų Jamaikos rasių maišymų tyrimo programoje. Taigi, faktiškai pirmieji kompiuteriai buvo sukurti eugenikais, eugenikos mokslui. Jungtinių tautų vadas ir nesigailintis eugenikas Julianas Huxley įrodinėjo, kad kadangi eugenikų lyderiai pradėjo gamtosauginius bei aplinkosauginius judėjimus, tai jiems turėtų būti patikėta atsakomybė formuojant pasaulinę vyriausybę. Kaip H.G. Wellsas ir numatė, šios valdžios pagrindas sudarytų mokslinę diktatūrą, kurios kryptį diktuotų eugenikos principai. Huxley kūrė pasaulio laukinės gyvūnijos fondą kartu su Bilderbergerių grupės pradininku bei buvusių SS pareigūnų princu Bernardu, Olandija, ir princu Filipu, Anglija. Jeigu įvyktų mano reinkarnacija, tai norėčiau atgimti mirtinų virusų, kad galėčiau kažkaip prisidėti prie perteklinės populiacijos problemos sprendimo. Princas Filipas, pranešta per Vokietijos žiniasklaidos agentūrą DPA 1988 rugpjūtis. Juliano Huxley brolis Aldous Huxley, knygos Gražus naujas pasaulis autorius, 1962 metais prieš pat mirtį pasakė viešą kalbą Berkelyje. Jis pripažino, kad jo bestselleris Gražus naujas pasaulis, kurį jis parašė 1932 metais, buvo paremtas ne prasimanymais, bet ruošiamais įgyvendinti elito planais. And here I would like briefly to compare the parable of Brave New World. Ir čia aš norėčiau trumpai palyginti Gražaus naujo pasaulio knygą su kita knyga, kuri pasirodė palyginus neseniai, tai yra George'o Orwello knyga 1984. Esu linkęs manyti, kad ateities mokslinės diktatūros, kurios mano manymu ateityje bus daugelį pasaulio vietų, greičiausiai bus artimesnės Gražaus naujo pasaulio modeliui negu knygos 1984 modeliui. Ir jos bus artimesnės šiam modeliui ne dėl kažkokių humanistinių nuogastavimų, dėl mokslinės diktatūros modelio, pateikto 1984 knygoje, bet paprasčiausiai dėl to, kad knygos naujas Gražus pasaulis modelis yra žymiai efektyvesnis nei tas kitas.
Bet jeigu gali priversti žmonės sutikti su tokia reikalų padėtim, kokį jie dabar turi, tai yra vergovė, tai tokia būsena, sakykim, taip. Man atrodo, kad ką mes dabar stebime, yra maksimalus perversmas, būtent tas, kad šiuo metu yra tobulinama eilė metodų, kurie leis kontroliuojančiai oligarchijai, kuri visada egzistavo ir matomai visada egzistuos, leis padaryti taip, kad žmonės iš esmės pamiltų savo vergovę. Žmonės galima priversti jaustis gerai netgi tokiamis aplinkybėmis, kuriuose net pagal minimalius standartus jie visiškai neturėtų jaustis gerai. Ir šie metodai, mano manimu, yra ankstesnių teroro metodų ištobulinimo viršūnė, kadangi jie apjungia teroro metodus su sutikimo metodais. Na, paskui seka eilė įvairių kitų metodų. Yra, pavyzdžiui, farmakologinis metodas. Tai buvo vienas iš dalykų, apie kuriuos aš kalbėjau savo knygoje Drąsus naujas pasaulis. Rezultatas būtų toks, kad įsivaizduokite euforijos būseną, kurioje žmogus jaučiasi visiškai laimingas net ir pačiomis šlykščiausiamis įsivaizduojamomis aplinkybėmis. Aš turiu omeny, kad šie dalykai yra įmanomi. Elitas sukėlė masinio naikinimo bangą, kuomet šaltakraujiškai eksperimentavo su civiliais gyventojais tiesiog kaip su laboratorinėmis žiurkėmis. Serija kongresų tyrimų atskleidė daugiau nei 20 000 slaptų bandymų, kuriuose Amerikos piliečiai buvo išnaudoti tarp 1910 ir 2000 metų. Vienas gerai žinomas eugenikų tyrimas – tai Tuskegee sifilio projektas, kuris nužudė šimtus juodaodžių ir tęsiasi 40 metų, iki kol buvo demaskuotas 1972 metais. Nuo 1943 metų iki dabar Britai testavo mirtinas dujas ant savo pačių darbuotojų sausumoje, ore bei jūroje. Dauguma mirė iš karto, kiti mirdavo kelių metų bėgyje. Federalinė valdžia suteikė įgaliojimus vykdyti slaptus eksperimentus su radiacija, panaudojant 1000 nieko neįtarančių pacientų. 100 jungtinių valstijų ligoninių sveikiems vyrams, moterims ir vaikams buvo sušvirkščiami uranas ir plutonis, dozėmis viršijusiomis terapeutinį efektą ir siekiančiomis mirtiną lygį, ko pasikoje mirė daugybė žmonių. Nešioms karininkų žmonoms karinių bazių gydytojai duodavo neva vitaminus, kurių sudėtyje buvo ypatingai radioaktyvaus urano 239 ir plutonio 241, kurie sukeldavo persileidimus bei motinų mirtis. Kareiviai, jūreiviai ir jūrų pėstininkai buvo išnaudojami tiesiog kaip laboratorinė žiurkė 100 atominių ir vandenilinių bombų bandomųjų sprogdinimų metu. Patriotiški amerikiečiai buvo švitinami radiacija greta su laboratoriniais gyvūnais. Pilotus vertė pakartotinai skraidžioti pro griaunančius DNR grandinę radiacinius atominių grybų debesis. Nuo 1951 iki 1961 metų JAV kariuomenė sumokėjo Izraelio sveikatos ministerijai 3 milijonus lyrų, kad šie atliktų radioaktyvius testus panaudodami imigravusių į Izraelį sefardų vaikus. Valstybinėse mokyklose vaikams buvo sakoma, kad su rentgeno aparato pagalba jiems tik tai bus atliktas medicininis patikrinimas. Pentagonas jau buvo apšvitinęs radiacijų daugiau nei 4000 vaikų visoje Amerikoje, iš kurių daugumas netrukus mirė. Daugiau nei 110 000 tamsesnę odą turintiems žydams buvo pakartotinai atliekamas švitinimas į galvą, kuomet radiacijos leistinas stiprumas 35 000 kartų viršijo maksimalią ribą. Daugelis vaikų mirė kelių mėnesių bėgyje. Visi jie neteko plaukų. Kai kurie iš jų vis dar gyvena, tačiau jie turi labai didelių sveikatos sutrikimų.
Nieko neįtarinčių žmonės iki šių dienų išnaudoja vykdant slaptus cheminius, biologinius bei radiologinius tyrimus. Nuo 1940 iki 1979 metų didžioji dalis Britanijos gyventojų buvo daugiau nei 2000 kartų iš lėktuvų apipurškiami mirtinai pavojingais chemikalais bei mikroorganizmais ir žmonės apie tai net nežinojo. 1968 metais Pentagonas testavo mirtiną biologinį ginklą Niujorko metro ir paskyrė vietinėse ligoninėse savo darbuotojus, kad šie stebėtų efektą. Agresyvi vyrų ir moterų sterilizacija Jungtinėse valstijose tęsiasi iki pat 1980-ųjų vidurio. JAV ir Anglija šiuo metu testuoja pesticidus ir labai nuodingus bandomuosius vaistus, pasinaudodama dešimtimis tūkstančių sveikų vaikų, kurių dauguma po eksperimentų miršta. Daugelį šalies kalėjimų kalinius jėga vertė dalyvauti žvėriškuose eksperimentuose, pradedant pesticidų tyrimais ir baigiant dioksino tablečių implantavimu po nugaros odą. Palaipsniui vykdant selektyvinę atranką yra bandoma didinti genetinį skirtumą tarp valdančiųjų ir pavaldinių, kol žmonės persiskirs kone į naujas rūšis. Skurdžių maištas taps tokiu pat neįmanomų reiškiniu, kaip yra neįmanomas avių organizuotas maištas prieš avienos vartojimą. Bernardas Russellas.